kad įsitrauksite į diskusiją, o daugiau viską papasakos mūsų šaunus moderatorius Arūnas Parelis. Labai gražu, kad tai daro savanoriai. Labą dieną visiems. Aš irgi esu savanoris, šiuos debatus vedu neatlygintinai ir man džiaugiasi širdis, kad Lietuvoje tai vyksta. Debatai, žinot, moderatorius ko labiausiai bijo? Ar žinot? Tylos. Tylos. Tyla kartais pauzė gerai, pauzė irgi daug ką parodo, bet moderatorius bijo... Tuščios salės. Šios salės, tai čia jau tos baimės nėra. Kelių dalykų. Žmonės nemiegotų. Pirmas dalykas, tai tuščia salė, miega, abejingos akys, nemąstantys žmonės, moderatoriui blogai. Turi būti įdomu. Ir moderatorius bijo, kad nepavyks sukurti kontakto su auditorija, nes jo tikslas yra sujungti jūs su jais. Perduoti jums, kurie čia sėdėsit, bendruomenės problemas, poreikius ir klausimus. Tai tam aš čia, dėl to aš labai kviečiu jūs visus būti aktyviais. Kas nedrįsta, ranką pakelt, rašykit ar signalizuokit kažkaip, mes jau jūsų poreikį, jūsų klausimą pasistengsim išgirsti ir perduot, pakilint, kažkaip kokybiškai, kad atsakytų jums tą klausimą vienas ar kitas kandidatas. Tai čia mano funkcija tokia. Dabar debatų struktūra yra irgi mano darbas. Ją prižiūrėti, čia yra geltonos ir raudonos kortelės pas mano kolegės. Pirmoji debatų dalis bus prisistatymas. 2 minutės kiekvienas kandidatas turės prisistatyti. Papasakoti, kodėl eina į merus, kodėl siekia mero pozicijos, kuo skiriasi iš kitų kandidatų, kokios idėjos įveda. 2 minutės. Bet kai tas baigsis, tada kandidatas turės vos 1 minutę savo poziciją išsakyti. Kadangi jūsų yra 7, mėly kandidatai, mes čia planuojam praleisti tarp 90 minučių ir 120, tarp pusantros valandos ir valandos, neilgiau, kad jūs neužmigtumėt. Ir paskui po šitų pozicijų pristatymo bus jūsų poreikių išgryninimas. Aš prieisiu prie salės ir paklausiu, kokios yra 3 svarbiausios širdintų problemos šiandien, 3 svarbiausios, o kandidatai turės... Žinot, į politiką žmonės eina ne tam, kad įvardinti problemą, kad išspręsti. Pasiūlyti sprendimą tos problemos, kurią jūs iškelsit kandidatams. Paskui bus sesija internetinių klausimų. Žmonės, kurie stebi mūsų transliaciją internetu, gali taip pat rašyti. Bus sesija klausimų vienas kitam kandidatui, jeigu tokių bus, žinot, kartais būna, kartais ne, bet jeigu turėsit, bus galimybė tau tokius klausimus užduoti. Ir bus finalas, tai yra įsipareigojimai rinkėjams. 2-3 įsipareigojimai rinkėjams. Ar aiškios taisyklės? Aš į kandidatus kreipiuosi. Pirmiausiai taisyklė yra ta minutės ir 2 minučių. Visiems lygi taisyklė. Žinokit, kad čia yra teisėjai su geltonom ir raudonom kortelėm. Jeigu jūs tų taisyklių nesilaikysit, tai teisėjas gali ir iš aikštelės išvesti. Gerai, atrodo, viską pasakiau, išskyrus tai, kad debatų metu negalima ploti, švilpti, šaukti, trypti, išskyrus tą momentą, kai kandidatai žygiuos į sceną ir trauks burtą, kokia eilė jie čia sėdės ir kalbės. Čia yra 1 stalas, čia yra 7 stalas. Na ir kolegė Kotryna padės čia tą burtą, čia yra 7 numeriukai, jūs įkišit ranką į šitą gražų indą ir tai apspręs, prie kokio stalo jūs sėdėsit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aišku, atrodo, viską pasakiau, jeigu ko nepasakiau, dar dinamikoje pasakysiu. Tai dabar kviečiu eilės tvarka visus kandidatus, abėcėlės tvarka, kaip išrikiuoti esat Vyriausios rinkimų komisijos puslapyje. 48 Širvintų rajono savivaldybė, apygarda, mandatų skaičius 21 savivaldybės taryboje, mandatų be mero 20, kandidatų skaičius į tarybą yra 196, kandidatų skaičius į merus yra 7. Ir štai abėcėlės tvarka kviečiu pirmiausiai traukti burtą ir išsirinkti vietą Alfredą Astiką, darbo partijos kandidatą. Prašau, galima dabar plot, šaukti, trypti ir kitaip sveikinti kandidatą.
Prašau, traukit skaičiuką ir Kotryna, Guoda, jūs palydės. Anna Kuznetsovienė, Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatė. Ponia Ana. Vidmantas Mateika, Lietuvos laisvės sąjunga liberalai. Živilė Pinskuvienė, visuomeninis centro komitetas, Živilės Pinskuvienės komanda ir 70 kraštą. Prašau. Virginijus Sarbauskas, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Ir žiūrim, kur dar yra laisvų vietų. Pirma vieta jums. Prašau, Rasa Tamošiūnienė, Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga. Pone Rasa, kur jūs? Rasa netvyko. Gal pavėlavus atvyks, tada jai kas liks. Bus vieta. Ir Darius Valkauskas, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis. Mikrofonai turėtų būti įjungti jūsų. Labai gerai. Ačiū labai. Dėkui. Taigi, štai turim kandidatų visą eilę, išskyrus vieną, kuri netvyko, man žadėjo visi dalyvauti, galbūt tam atvyks. Tuomet kreipiuosi, Virginijau, į jūs ir 2 minutės, kai jūs pradėsit kalbėti, pradės būti skaičiuojamas laikas, jums pristatyti, ko siekiate kandidatuodamas į Širvintų rajono merus. Prašau. Esu Virginijus Sarbauskas, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Visos mano pažiūros susiformavo žiūrint ir klausant, pavyzdžiui, Laisvąją Europą, Laisvosios Europos radiją, Vokietijos ir taip toliau. Ir viską, ką sekiau, kuo domėjaus, tai yra, kaip vystosi demokratija kitose šalyse, kaip veikia kitų valstybių sąranga, kokia struktūra, kaip priimami sprendimai, visą problematiką, tarptautinį kontekstą. Ir tai, kas vyksta Širvintose, man yra visiškai nesuderinus su tuo, ką aš mačiau, supratau, kuo aš domėjausi. Ir mano tikslas yra pakeisti vienmanvystę. Šiek tiek arčiau mikrofoną man pranešė, kad transliacijos garsas kokį. Skaidrint sprendimų priėmimą, įtraukti visuomenę į tikrąjį svarstymą, ne parodinį. Iš vakaro, pavyzdžiui, paskelbiamas koks klausimas, o rytoj yra jo svarstymas. Ką aš mačiau per šitą kadenciją, tai yra man nesuvokiama ir aš einu šitą visą tą paneigti ir išnaikinti. Kas vyko? Supratimą aš turiu. 4 metai Švedijai man davė įsivaizdavimą. Aš puikiai įsivaizduoju, kaip vyksta politiniai debatai. Sekiau 15 metų Švedijos parlamento rinkimus. Ir tai aš bandysiu įgytą patirtį paskleis čia teikti ir įgyvendinti. Čia jūs sustojat. Gerai, aš dar, žinau, moderatorius turi teisę vieną kitą tada ir klausimas sunkesnė ir lengvesnė. Jūs sakėt, kad tai, kas vyksta, yra nesuvokiama. Kas vyksta 2 sakiniais? Tai yra dabartinės sistemos kūrimas. Pagrindinė problema čia, jūs matot, Širvintos. Mano pagrindinis tikslas yra išnaikinti. Jeigu jūs tapsit meru, kokia savybė jums atrodo pati stipriausia jūsų, kuri atsiskleistų kaip gero sprendimo priėmėjo, vienu žodžiu, kokia savybė? Nebijau sunkių sprendimų, nebijau ieškoti ir teikti, sakykime, reikia žmonėms duoti laiko susipažinti su problematika, tarkim, pateikti 3-4 sprendimus, galimybės, kaip yra kitose šalyse priimami, kaip panašiai, kaip problemos sprendžiamos kitose šalyse.
Dabar aš prašiau vienu žodžiu, 2 žodžiais galima tą savybę pasakyti, ko jums labiausiai trūksta kaip būsimam merui, kokios savybės? Atsargumo. Atsargumo. Taip. Gerai, ačiū už jūsų prisistatymą. Živilė Pinskuvienė, prašau. Labadiena, mėly šilutiškiai. Iš tikrųjų džiaugiuosi būdama čia, turėdama galimybę pristatyti savo komandą. Na ir prieš 4 metus mes ėjom kaip komanda, stipri komanda su pažadais. Šitos pažadus mums beveik visus pavyko įgyvendinti. Iš Širvintų rajono per 4 metus pritraukta 25 milijonai eurų. Tai muša turbūt visus rekordus. Ir šiandien mes, mūsų komanda, visuomeninis rinkimų komitetas, turėdamas pačią stipriausią, pačią darbščiausią žmonių komandą, yra visų sričių specialistai, esame pasiruošę tęsti darbus, pabaigti esamus ir begalę sukūrę naujų projektų, kurios net neabejoju įgyvendinsim 100%. Palikot laiko man, gerai. Dėl vienpartinės sistemos įsiviešpatavimo, ką kolegai atsakytumėt, jūs sutinkat, kad gale koncentruojasi Nelabai vienos supratau, ką kolega grupės turėjo mintyje. Nėra jokios vienpartinės sistemos. Pas mus Širvintų rajono taryboje yra, kiek ten, 5-6 partijų atstovai rajono taryboje ir aš nematau čia jokios diskriminacijos. Taip, aš norėčiau dar jūsų paklausti, per praėjusius savivaldos rinkimus čia buvo per visą Lietuvą nuvilnijęs balsų pirkimo skandalas. Teisminiai procesai pasibaigė, yra žmonių net nuteistų, bet gerai, negrįžkim gal į teisminius, jūsų politinis vertinimas žmonių. Tai galbūt grįžkim, jeigu užvedėt šitą temą, tai galbūt grįžkim. Aš pabaigsiu klausimą, gerai, ponelė? Mano klausimas toks, jūsų politinis vertinimas žmonių, kurie perka balsus ir tų, kurie parduoda savo balsą. Koks? Tai tikriausiai, gerbiamas Aurimai, jūs puikiai žinote, jeigu gerai tą Google esate pasiskaitęs, kad Živilė Pinskuvienė nei vienoje istorijoje, nei Seimo rinkimuose, nei savivaldos rinkimuose, nei vieno karto nebuvo nei tariamoji, nei apklausiamoji, nei teisiamoji. Ir čia šitie išpūsti burbulai, skandalai, aš manau, tai yra stiprių politikų, didelis indėlis, kad Širvintų rajone savivaldos rinkimai, mero būtent rinkimai, būtų panaikinti, nes iš tikrųjų galutiniuose sprendimuose pažeidimų kaip ir nebuvo. Bet mano klausimas, aš priminčiau, vertinate, kaip tuos žmonės, kurie parduoda savo balsą? Vertinu labai blogai. Blogai. Gerai, ačiū už jūsų trumpą poziciją ir prisistatymą. Vidmantas Mateika. Labadiena, gerbiami Širvintų rajono gyventojai. Esu Vidmantas Mateika, kandidatas į Širvintų rajono merus ir į tarybos narius. Sveikata, švietimas, kultūra. Tai mano prioritetai, kuriais vadovaujuosi dirbdamas taryboje, bendruomenėje, gyvenime. Nesakysiu skambių frazių, nedalinsiu didelių pažadų, bet tai, ką pasakysiu, tai yra įmanoma ir realu, tik reikia gerų norų ir pastangų. Kaimo teritorijose nykstanti kultūra, biblioteka ir švietimo paslaugos. Nesakau, kad pritrauksiu vaikų į mūsų kaimą, kurių mažėja. Tai ne mano galioje, bet didžiuosiuose kaimuose įkursiu multifunkcinius centrus, kurioje galės dirbti saviveiklininkai, bendruomenės, socialinis padalinys, biblioteka ir kultūra, vieningai viename pastate, kuris bus išlaikomas savivaldybės. Sveikatos paslaugų gerinimas. Ne veltui šį paminėjau. Šiandieną mes puikiai turbūt matome, kaip pirminės sveikatos priežiūros funkcijos mūsų rajone mažėja, konkurencija didėja, o mūsų prerogatyva yra savivaldybės šitą mūsų pirminės sveikatos centrą paslaugas gerinti. Ligoninė, apie kurią labai dažnai skambėjo mūsų žiniasklaidoje, politikai, kurie mėtėsi, tai bandė sujungti, tai bandė uždaryti, tai dar visokių interpretacijų buvo. Deja,
veiksmų šiandieną nematome absoliučiai jokių, apart tai, kad buvo renkami parašai. Aš galvoju, kad socialinėms reikmėms skiriamas nepasiturintiems asmenims gavome už praeitus metus, gavome 1 100 000 su virš tūkstančio eurų. Vienas kolega yra raudona kortelė, jums ką tik parodyta, viena akim užmeskite šitą pusę, kai įsikalbat akį. Mano klausimas, jūs esat įmonės vadovas, jeigu aš neklystu, statybų įmonės vadovas. Nedidelės, taip. Nedidelės. Ką mums pavyko rasti prieš šiuos debatus, kad jūs taip sakot, patvirtinot, kad vadovaujat įmoniai ir 18 metų gruodžio mėnesį jūsų įmonės darbuotojų vidurkis atlyginimo buvo 346 eurai 76 centai. Kolegos, mano klausimas gal tegul skamba taip. Kaip jums pavyksta rasti tokios pigios darbo jėgos šešėlyje? Aš manau, kad pasijuokti galite kiekvienas. Jeigu jūs pabandytume nors vienas pradėti kurti verslą, kai žmogus pasitraukė iš darbo rinkos, kai Lietuvoje buvo krizė ir nuėjęs į darbo biržą, negavo darbo, jis kūrė įmonę, kurią bandė uždirbti savo, kitiems ir rajono gyventojams per mokestinę sistemą. Taip, šiandieną nėra lengva ir tada nebuvo lengva surasti žmonių. Taip, įmonė mano nėra ta, kuri turėtų pagrindinę sferą užimti kvalifikuotų specialistų turėti. Tai gali atlikti subrangos darbai ir tai yra daroma. Dėkui, trumpas atsakymas išgirstas ir keliaujam tuomet prie Alfredo Astiko, darbo partijos kandidato. Mielas Alfredai, jūsų mikrofonas įsijungęs. Labadiena, gerbiami širvintiškiai, malonu Jūs matyti. Esu Alfredas Astikas, darbo partijos kandidatas į Širvintų rajono merus. Nesiruošiau aš prisistatymui, bet tai noriu taip spontaniškai. Prašau? Jeigu sakot nepasiruošęs, galiu paklausinėti. Aš galiu kažką tu pasakyti. Dėl to aš kandidatuoju. Kandidatuoju dėl to, kad visų pirma nepritariu dabartiniam rajono vadovom, visų pirma pradedant merę. Ir antras priežastys, tai kad suteikti mūsų rinkėjams galimybę rinktis iš 6 kandidatų. Iš 6 kandidatų, ne 7, aš skaitau 6 yra. 7 tai yra tas kandidatas, kuris jau buvo ir jau kaip ir žinom, koks jisai yra. O aš manau, kad visą laiką naują šluotą naujai iššluoja ir visą laiką naujai žmogus atėjęs, jisai atneša kažkokių tai naujovių. Tai aš manau, kad tinkami kandidatai yra 6 ir visi, mano manymu, yra pakankamai rimti kaip kandidatai ir yra Gerai, ačiū už trumpą prisistatymą. Žinot, jeigu aš klystu, pataisykit, bet VRK puslapyje neradau užpildyta apie jūs, ką jūs dirbat, kaip atrodo jūsų šeima, ten, žinot, yra tokios grafos, kur ten nenurodo. Kas slepiat, ar niekur neveikėt nieko? Man keista, kad ten nenurodyta, šiaip tai kaip ir nurodinėjau. Pasitikrinkit gerai, jeigu aš pasižiūrėsiu. Aš dalį įmonėje esu registravęs, esu ūkininkas, šeimyninės sudėtis vedęs, turiu 2 vaikus mokyklinio amžiaus. Kai aš rinkau informaciją apie jūs, tai, nežinau, gandai, negandai, bet sako, kad jūs gyvenat kaimo turizmo sodyboje, taip? Taip. Kurią pastatė už Europos pinigus, ar aš klystu? Taip, visiškai teisingai. Paaiškinkit trumpai, bet. Sodyba yra statyta už mano ir ES lėšas ir tai yra mano verslas ir aš stačiau pagal projektą. Tas projektas, aišku, ilgai reikėjo ruoštis tam projektui ir ta prasme, kad gauti lėšas turi kiekvienas vienodas galimybės, kad ir iš čia esančių.
bet nesiryžta dėl to, kad pakankamai sąlygos yra nelengvos ir dėl to ne visi tose projektuose dalyvauja, arba jeigu kažkas tai sudalyvauja, tai kaip ir daugiau neketina dalyvauti. Taip ir aš daugiau neketinu dėl to, kad tai pakankamai sudėtingos sąlygos. O jūs dabar paminėjot, taip išvelgiu tokį biškį sarkazmą, kad aš gyvenu kaimo turizmo sodyboje. Taip, yra galimybė ten gyventi ir jinai nuolat yra nuomojama, ar trumpalaikė, ar ilgalaikė nuoma. Ir pasiruošęs aš ją visą išnuomoti, bet šiandienai tokio nuomininko kol kas nėra. Bet taip, jos paskirtis yra kaimo turizmas. Gerai, dar kartą patikslint galiu, tikrai nenurodyta nei darbovietė, nei pomėgiai, nei visuomeninė, nei šeimyninė padėtis čia visur nenurodė, man buvo nauja, nes nemačiau kitų kandidatų. Keista, man čia gal sakyčiau kažkokia. Gerai, nesvarbu, aš nesipildė šitą dalyką, gerai atsimenu. Pone Kuznecovienė, jūsų 2 minutės ir jūsų prisistatymas. Sveiki, mėly širvintiškiai. Kaip jau žinote, esu Ana Kuznecovienė ir čia atvykau pristatyti ne tik save, bet ir savo komandą, kurios tikslas ir mūsų šūkis yra... Čia rodo, kad negirdite. Mūsų komandos šūkis, ne šiaip savo šūkis, bet yra tikslas. Mes pasiruošę matyti visą rajoną ir išgirsti kiekvieną rajono gyventoją. Šiuo metu mes matome, tokių sprendimų nėra, nes pati esu tarybos narė ir žinau, kokie sprendimai yra priimami. Didžiausia darbų koncentracija pas mus vyksta mieste, kai tuo tarpu rajonas, pati, žinokit, važinėja po kaimus ir dabar bendrauju su gyventojais ir matau iš tikrųjų, kad jų labai daug. Jie skundžiasi bedarbystę, skundžiasi investicijų trūkumu ir daugelį kitų problemų. Tai kad mes tikrai pasiryžę dirbti jums. Gerai, trumpas klausimas, toks sunkesnis, vyras verslininkas. Tai yra tiesa. Koks verslas? Labai trisvalėtis statybinės. Statybinės. Kaip jūs, jeigu kiltų konfliktų, tapsit mere, žinot, atsiribojat, vyras parduoda įmonę, vyras nedalyvauja rajono pirkimuose, kaip šitą situaciją sprendžia? Nežinau, kaip iš tikrųjų spręsis ta problema, bet šiuo metu yra akcininkai 3. Ir vienas iš akcininkų šiuo metu irgi yra tarybos narys. Ir mūsų, ne mūsų, negaliu sakyti, mano vyro įmonė dalyvavo viešuosiuose pirkimuose ir daugelis savivaldybei priklausančių įmonių perka iš jų prekes, tai kad nežinau, ar čia jau labai kirstusi. Manau, jeigu mero pareigos būtų, tai, galbūt aš paprašyčiau vyro, kad nedalyvautų, kad nebūtų viešų privačių interesų iš tikrųjų konfliktų. Gerai. Ramybės dėlį. Ačiū, ponė Dariau, 2 minutės jūsų. Labą dieną, esu Darius Volkauskas, Liberalų sąjūdžio kandidatas į merus ir kandidatas į savivaldybės tarybos narius. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti, kad 2015 metais išreiškite pasitikėjimą Liberalų sąjūdžiui ir galėjau dalyvauti būtent šios kadencijos darbe. Ir taip pat prašom palaikymo, kad balsuotumėt už 10 sąrašą, už Liberalų sąjūdį. Pagrindinės mūsų pozicijos tai švietimas, sveikatos apsaugos prieinamumas ir aišku investicijos. Labai tikimės, kad sekančios kadencijos metu pajudės daugiabučių namų statyba Širvintose, nes sąlygų tam tikrai yra. Reikia atlikti kai kurios tik tai namų darbus. Labai norėtume paspartinti investicijų pritraukimą, tai irgi yra tam tikrų minčių, kaip tai galima padaryti, nes pirminiai darbai jau yra padaryti. Ir aišku, daug tų socialinių dalykų, kurie palengvintų paprastų žmonių gyvenimo rajone. Taigi. Tai klausimas gal irgi būsimo mero, kaip sprendimų, jūs kiekvieną dieną tapęs meru, jeigu tai nulems rinkėjai, turėsit priimti daugybę sprendimų.
Sprendimų daug reikia priimti. Jūsų stipriausia savybė ir pati silpniausia savybė. Kaip sprendimų priėmėjo, kaip gero administratoriaus. Šiaip tai pagrindinė savo stiprybė tai gal teisės aktų, sakykime, išmanymas. Taip, nes kadangi dalyvauju tiesioginiam darbe, kur susiduriu su aibe teisės aktų, kuriuos kiekvieną dieną reikia nagrinėti ir priiminėti. Taipogi labai gera patirtis, įvardinčiau, tai dabartinė 4 metų darbo taryboje, tai vėlgi kasdieninis darbas. Netinkamiausia kokia savybė, kaip galima mero jūsų? Net nežinau, čia gal turėtų kiti vardinti. Netinkamiausia savybė. Da, bet vis tiek save pažįstat. Ar ne? Dar. Šiaip tai reikėtų, kas blogiausia, tai atsisakyti darbo, kad pakeisti reikėtų visą, sakykime, savo nusistovėjusią tvarką ir galbūt atsisakyti šeimoje. Čia problema, matome. Gerai, ačiū jums visiems už trumpus prisistatymus. Klausimų sunkių bus ir daugiau. Žinot, sunkus klausimas išbandyti reikia. Mesgi renkam norėdami, kad geriausias būtų ir kompetencijos prasme, ir vertybių prasme. Tai aš dabar gal, kaip ir žadėjau, prieisiu prie jūsų, arba paklausiu garsiai, noriu parsinešti iš jūsų 3 pagrindinės Širvintų problemas. Šiandien bendruomeniai, visuomeniai, jūsų pačias reikšmingiausias ir svarbiausias. Tai galima žinot visai. Tik prašyčiau, kai pradėsit kalbėti, prieš pradedant pakelt ranką, ne choru. Gerai, kas nori tą problemą į krepšį mest, pakelia ranką ir sako, problema numeris 1 yra štai ši, mano nuomonė. Prašau, jūs į mane žiūrit, meskite į krepšį pirmoji. Kokia problema Širvintams yra pati reikšmingiausia šiuo metu? Aha, į mikrofoną, jeigu galit. Problemų nėra jūsų nuomonė, ar kaip? Nėra problemų. Žinot, tai gal tada skirstomės. Problemų nėra. Kas norit mest į krepšį problemą, pakelia ranką ir vienu žodžiu. Nepotizmas. Nepotizmas. Nepotizmas, išversiu į gimtąją, yra savų bičiulių protegavimas į pozicijas pagrindinės. Gerai, jūsų nuomonė čia svarbiausia problema. Taip, metam į krepšį antrąją problemą, kuri jūsų nuomonė yra pati reikšmingiausia. Prašau, bičiuliai, tik mikrofoną irgi žaibo greičiu iki. Korupcijos apraiškos. Gerai, žinot, visi galite mesti krepšį po problemą. Taip tarėmės. Korupcija. Na, siejasi tai, ką sakė kolegė. Kas dar meta į krepšį problemą? Prašau. Kolegė. Prašau, po vieną gerai. Mes tarėmės. Galbūt neefektyvus savivaldybės aparatas. Neefektyvus aparatas. Taip, miela ponė, sakykime. Pastovus nepagrįsti opozicijos skundai, kurie... Opozicijos nekonstruktyvumas. Viskas gerai, krepšį įmetėt, bus atsakymas, pažadu. Gerai, prašau, jūsų klausimas arba problema. Sveikatos paslaugų gydymas ir mažėjimas rajono gyventojams. Sveikatos paslaugų. Gerai, čia girdžiu vis šurmulį kandidatė, ne kandidatė. Yra čia ne kandidatų ir nekandidatuojančių šitoj salėje. Retroplast gamyklos statyba prie Širvintų čia. Kieno statyba? Retroplast. Čia bus įmonės. Jo, bus įmonės. Plastiko perdirbimas ir šiukšlių deginimas. Plastiko įmonės. Manau, kad tai bus vienas pagrindinių. Įmonės statyba. Gerai, mes jau čia šiek tiek aprinkom problemas, dabar aš tokiu atsitik. Reikšmingiausia Širvintų krašto žmonėms problema yra kokia jūsų akimis? Sakyčiau, gal sveikatos paslaugų prieinamumas. Sveikatos. Jums ateina į galvą, na, čia jau blogas. Sveikatos. Jums kaip atrodo? Vienu žodžiu tik. Kaip atrodo?
Galbūt irgi sveikatos. Tokių nenuleiskit. Galiu jūsų paklausti. Reikšmingiausia krašto žmonėms problema šiuo metu. Nešaudau, žinokit, nepasakysiu. Aukščiau paklausinėkit. Jo, jūs aukščiau ateikit. Nesavysėsit. Palauk, visų pirma. Buvo paminėtas vienas projektas ir apskundžiamas kiek kartų. Opozicijos nekonstruktyvumas, jūs manot, čia problema. Sako, kur man eiti? Kur aukščiau? Ten aukščiau, gerai. Nueikit. Sakė, ten aukščiau. Pakelkit, kas yra ne kandidatai ir nesusiję su kandidatais. Yra čia tokių? Ne. Viena ranka buvo, kelios rankos buvo. Prašau, šaukit, mėla ponė, jūsų problema esminė Širvintų kokia? Aš manyčiau, tolesnės vizijos turėjimas. Vizijos stoka. Taip. Vizija. Puiku. Ir dar kokią vieną meskit ir mes jau turėsim apie ką šnekėti čionais. Prašau, viršuje, pačiam viršuje, mielas ponė, sakykit trumpuoju režimu, kokia jūsų nuomonė reikšmingiausia krašto žmonėms šiuo metu problema. Miestelis degraduoja ir pradeda mirti. Aš galiu 10 metų pažiūrėsime, kas įvyks. Demografiją turite omeny. Taip, demografija. Štai ką turim. Buvo nepotizmas, korupcija, pozicijos nekonstruktyvumas, neefektyvus aparatas, sveikatos paslaugos, plastiko įmonė, demografija, vizijos stoka. Mėginčiau apibendrinti gal šias problemas. Atsiprašau, dar vienas klausimas. Prašau. Kadangi vykdoma labai daug projektų, labai būtų įdomu žinoti tų projektų kokybės kontrolę. Kas jas kontroliuoja? Kokybė projektų. Efektyvaus valdymo. Taip, tai būtent mes labai būtume, iš tikrųjų, norėkus tai žinoti. Gerai, dabar baigiam surinkti problemas. Stop, viskas, dabar jau mėginsim čia užduoti klausimą. Vieną kitą sunkų klausimą, pradėsim nuo atsakymo, dabar režimas 1 minutės yra. Ir jums nereikia atkartoti problemą. Reikia šios problemos sprendimą. Tai kadangi pirmoji politinė problema buvo ten korupcija, nepotizmas, aš jūsų visų noriu paklausti balą parašyti Širvintų demokratijai ir atvirumui, sakykime, valdžios, skaidrumui, atvirumui. Kiekvienas turit 10 balų, viskas gerai, 0 labai prastai. Virginijau, koks jūsų balas? Už mandagumo 2 balai. 2? Pane Žvilė, jūsų balas? 10. 0. Alfredai? Nebūsiu mandagus, 0. 0. 1 ir... Per vidurį 5. Gal kad neišeis nei 0, nei 10. Gerai, štai išgirdom vertinimą skalėje nuo 10 iki 0, tai dabar jau pagrįskit ir pokytį, ką jūs darysit, kad plėtotųsi demokratija ir korupcijos būtų mažiau. Virginijau, 2-3 konkretūs sprendimai per minutę. Pirmiausia, nereikia aplink save telkti savo lojalių žmonių. Ir neskirstyti pagal partiškumą ir lojalumą. Jūs to nedarysit niekada. Jokiais būdais. Pavyzdžiui, aš dabar čia nekviečiau nei vieno žmogaus, kad ateitų manęs palaikyti. Tiesiog svarbu, kad komanda atėjo, tai čia labai puiku. Kolegos, mes dėl šurmulio susitarėm, gerai? Atsakykit. Ką toliau darysit? Savų sakėt, kas toliau? Skaidrumas. Kaip matuosit jį? Ne, tai reikia, pirmiausia, skaidrumas, kai yra vadovaujamas sprendimam, reikia visuomeniai duoti ilgą laiką susipažinti su problema ir kad jinai tinkamai suprastų. Ir būtų galima tinkamai suprasti, ką iš tiesų visuomenė nori. Gerai, trumpas, nežinau, ar minutė, po turbūt apie minutę, Živilė Pinskuvienė atsakys, ką jį daryti. Prašau, dėl nepotizmo, jokio nepotizmo Širvintų rajone nėra. Mano asmeniškai nei vienas brolis, sesuo, giminaitis, dėdė, teta per šitą laikotarpį per 4 metus nebuvo įdarbintas. Visi kiti darbuotojai, kurie dirba Širvintų rajono savivaldybės administracijoje ar įstaigų vadovais, tai žmonės priimami konkurso būdu. Tai vyksta vieši konkursai.
ir kiekvienas žmogus dalyvaujantis viešajame konkurse, jeigu dalyvauja keli, gali šį konkursą skųsti. Mes niekada nesame turėję nei vieno skundo ir nebuvo panaikintas nei vienas konkursas dėl skundų į valstybės tarnybą, kad žmonės galėtų eiti ir dalyvauti konkurse. Vidaus reikalų ministerijoje pirmiausia specialistai turi išsilaikyti valstybės tarnautojo egzaminą. Dėkui, Vidmantai. Jeigu kalbant apie nepotizmą, tai nesutikčiau su gerbiamu Živilės nei vienu žodžiu, kadangi praeitą kadenciją dalyvavo į tarybos narius kandidatai, kurie šiandieną užima didelę dalį Širvintoje valdomų įstaigų vadovų pareigas. Tai apie kokį dar nepotizmą mes galime šnekėti, vardinti pavardėm? Nemanyčiau, kad reikės ir išvardinsim. Ką aš daryčiau tokiu atveju? Tai visų pirma skaidrumas. Turime Širvintų rajono savivaldybės puslapį, kuriame mes galime skelbti kiekvienos pareigos konkursą. Ir tikrai ne tik tai galime ir žiniasklaidos priemonėse naudotis. Deja, šiandien aš nemačiau nei viename Širvintų dienraštyje, kuriame būtų paskelbta nors viena laisva pareigybė, kurioje galėtų kandidatuoti mūsų Širvintų rajono gyventojai. Dėkui. Alfredai. Mėly kolegos, dar kartą kartuoju taisyklės. Salė tyli, nešlama, nerėkia ir nešvilpia, o klauso. Prašau, replikuoti galima bus? Jeigu paminima konkreti pavardė, konkreti pozicija, jūsų organizacija replikuoti galite 30 sekundžių. Bet jeigu ji nėra paminima, tai tada nereplikuojam. Prašau. Tai paminėjo kandidatas. Gerai, tai reaguotų pusę minutės. Iš tikrųjų, visi konkursai skelbiami savivaldybės tinklapyje ir jūs tikriausiai visi žinote, kad pagal naują įstatymą privalo būti skelbiami visi konkursai. Ir pagal paskutinius tyrimus Širvintų rajono savivaldybė buvo įtraukta į skaidriausių savivaldybių trejetuką. Nebuvot paminėti, Vidmantai, kol kas jūs. Alfredas sako savo poziciją. Neminėsiu aš vardų, kad nesuteikti 30 sekundžių. Ir manau, kad tai nesiginčyti mums čia, kad paprasčiausiai gal šnekėti reikia faktais, kad neturėtume čia įrodinėti savo kiekvienas teisybės. Buvo atlikta apklausa ir per visą Lietuvą ir Širvintuose nustatytas 24% neopatizmas. Tai yra tokie faktai ir, man atrodo, čia nereikia mums dabar kažką tai ginčytis ir įrodinėti. Šitas dalykas yra, egzistuoja ir dėl šitų dalykų savivaldybė, tai yra mūsų visų biudžetas, nukentėjo, kai buvo atleista, berods kiek ten Živilė, 20 ar 12 žmonių ir šitie žmonės paskui per teismus buvo sugrąžinti ir buvo išmokėta apie 200 000. Tai aš čia yra pavyzdys. Aš dar nebaigiau, tik tai minčiai. Raudona kortelė jau pasirodė. Prašau. Vis dėlto, kad Živilė buvo paminėta, tai ačiū Alfredui, kad 30 sekundžių suteikė. Tai norėčiau paakcentuoti tą, ką Alfredas pasakė, tai yra visiškas melas. Po šitų skaičių STT 24%, kur buvo paskelbta, mes Širvintų rajono savivaldybės, aš asmeniškai kaip meras ir administracijos direktoriai kreipėmės į STT, kad mums būtų paaiškinta, iš kur buvo gauti būtent šitie 24%. Tai noriu visus patikinti, kad gavom atsakymą kitokį. Ačiū. Mano irgi vardas buvo paminėtas. Tas pingpongas, jis po vieną kartą, gerai? Tas buvo. Tai va, aš dar noriu vieną faktą priminti, kad gerbiama, neminėsiu vardą, gerbiama Živilė, buvo kažkada administracijos direktorė. Ir dėl tos priežasties buvo atleista, tai čia yra dar tos kadencijos tarybos narių, buvo atleista dėl to, kad irgi tas faktas buvo nepotizmas ir dėl to ėmėmės priemonių. Ačiū. Žiūrėkit, padarom tai. Aš turiu atsakyti 30 sekundžių. Dovanokit, žinot, teisėjo darbas priklauso šioj salėje man ir mes čia nepavažiuosim. Jūs mikrofonas grįš prie jūsų dar ir galėsit
vieną kitą sakinį pasakyti, pasižymėkit. Pone Ana. Pagaliau baigėsi tas pingpongų žaidimas ir galiu savo poziciją išsakyti. Šiaip nepotizmą mūsų rajone atspindi visai neseniai, kaip neseniai, 3,5 metų beveik įvykęs labai toks wow įvykis, kai buvo reorganizuojama mūsų savivaldybė. Mes patys žinome, kiek buvo atleista, kas vėliau buvo priimta ir kiek mūsų savivaldybei tai kainavo. Tai va, pagrindinis pavyzdys, vienas pavyzdys. Iliustruoja, sakot, šitą reorganizaciją. Ir čia susirinkę žmonės tikrai žino, apie ką aš galvoju. Gerai, pone Dariau, jūs 5 rašėt, kiek pamenu, taip? Nei 0, nei 10, tai toks kaip ir neblogai viskas. Visą laiką yra ką gerinti, tai turbūt nėra idealaus varianto, kad kažkas būtų taip gerai, kad nebūtų ko gerinti. Šitoje vietoje taipogi, kad paminėtas buvo darbuotojų atleidimas, mintis buvo gera. Teismas nepripažino, kad tai buvo neteisėtas, sakykime, savivaldybės optimizavimas. Savivaldybė gal pasirinko netinkamus metodus, kaip optimizuotis ir sutvarkyti būtent savivaldybės darbą, kad jis kuo efektyvesnis būtų, nes kažkas kėlė tokį klausimą, kad galbūt per daug darbuotojų ir panašiai. Iš savo pozicijos, ką aš daryčiau, tai vėlgi teisės aktai labai gerai viską sudėlioja. Laikini, sakykime, vadovai turi patapti pastoviais, turi būti skelbiami konkursai, viskas atvira. Čia vaistas pagrindinis. Taip, būtent. Gerai, po vieną sakinį tik dabar turit, koks vaistas pagrindinis galėtų pakelt skaidrumo lygį Širvintuose. Po vieną sakinį turi trumpą. Prašau, mes pabaigsim šitą temą nuo jūsų konkretaus pasiūlymo arba patarimo. Prašau, Virginijau. Niekas galvo nežinau. Gerai. Viskas taip. Gerai. Reikia sąžiningo mero. Čia svarbiausias, Alfredai. Vienareikšmiškai keist merą. Pana? Ūkiško vadovo. Aš tai sakyčiau, kad kas skaidru, tai kas labai prieinama ir aišku visiems nuo mažo iki didelio. Savivaldybės ir tinklapį ir panašiai, man labai patinka tokia mintis, kad kiekvienas galėtų savo problemą tiesiogiai internetu pildyti, matyti jos sprendimą ir taip toliau. Dėkui. Transliuojami jūsų posėdžiai savivaldybėje? Tiesiogiai transliuojami, tik mum atėjus iš karto tai buvo padaryta. Iki tol nebuvo. Opozicija nesigirdi per juos, sakot. Tai... Galėčiau iš karto pasakyti, todėl kad tarybos narė Ana Kuznecovienė per 4 metus kalbėjo tik vieną kartą, tai nebuvo kam girdėti. Gerai, mėly kolegos, buvo paminėta trumpai reaguoti. Visi įrašai yra įdėti į savivaldybės tinklapį, absoliučiai visų 4 metų galite atsidaryti. Tai va, mėly širvintiškai, paimkite ir pasižiūrėti. Tarybos posėdis yra tik tai Mėly kolegos, antras raundas klausimo, kadangi, žinot, debatai turi ribas. Antras klausimas, aš sujungčiau mielo pono klausimą apie demografiją, kas laukia Širvintų ateityje, su klausimu vizija buvo. Jūs turit 1 minutę pasakyti, kokia jūsų Širvintų vizija. Tai yra miestas gamybos, tai yra miestas turizmo, tai yra miestas nežinau, dar po pramogos ar dar priežastis. Taip dariau, važiuoju, minutė jūsų vizijai. Vizija tai tokia yra, kaip matome, per 4 metus tikrai einame į priekį. Vizija tam, kad pritraukti tos jaunus žmonės, kad grįžtų gyventi į Širvintas, kad jie čia galėtų gauti darželį be eilės, kad jie galėtų nusipirkti naują butą, poreikis labai didžiulis yra. Tam, kad pritraukti reikia ko? Reikia, kad tai būtų darbo vietos čia, tai vėlgi investicijų pritraukimas. Turime jau laisvalaikį, kur praleisti, tai reikia suteikti sąlygas, kad tie žmonės turėtų ir darbą, ir darželį, ir turėsime didėjantį miestą, tai tokia ir vizija. Koks šiam procentas kasmet išvažiuoja? Kol kas jis yra neigiamas, Širvintų mieste per, kiek aš radau, lyg tai 100, gal 40 žmonių yra minusas, sumažėjo miestą. Per metus? Taip. 140. Jūs atėjęs į merus, kiek priauginsit per metus? Nors vienas, tai yra pliusas. Ja. Matot, kodėl aš klausiu, visą laiką jūs visada klauskit politikų, kuo jie matuoja savo viziją. Prašau, kad pliusas bent būtų. Bent vienas pliusas. Gerai, ponia? Mūsų
komandos tikslas yra į rajoną pritraukti kuo daugiau jaunų šeimų, kadangi manome, kad rajonas iš tikrųjų yra perspektyvus, bet kas dabar daroma, tai yra gražinama tik tai. Bet pačių nei darbo vietų nėra sukurta, nei jokios investicijos. Dar kartą galbūt pasikartosiu, ką aš kalbėjau, kaimiškose vietovėse, jūs tikrai nuvažiuokit ir pasižiūrėkit, kaip žmonės gyvena. Kaimai yra ištuštėję, jokios veiklos tenai nevyksta, bendruomenės kai kur yra iš tikrųjų ir jos yra aktyvios, bet šiaip visumoje yra liūdesys. Tai vizija kokia jūsų vizija mūsų būtų kalbėti su investuotojais, kad jie atvyktų pas mus. Tada būtų ir darbo vietų sukurta daugiau. Tai va tokios vizijos. Ačiū, Alfredai. Aš įvardinčiau vieną problemą, esminė, nuo kurios prasideda ir atsiranda kitos problemas. Tai yra investicijų trūkumas ir darbo vietų trūkumas. Ir kai nėra investicijų, kai nėra darbo vietų, tada problemas ir švietime, ir sveikatos apsaugoje, ir tas dabar miestas lyg tai kaip ir tvarkomas. Tai yra, visų pirma, tai nėra žygdarbis, tai yra normalu, tai yra kasdienybė, taip ir turi būti. Miestas turi tvarkytis, bet investicijų pritraukimas, tai aš įsivaizduoju visų pirma, tai švarių investicijų, ne retroplasto kažkokio, tai ką labai stipriai gerbiama merė kažkada tai agitavo. Tai nėra ta investicija, tokia investicija atbaido kitas investicijas arba sustabdo. Turi būti švarios investicijos į mūsų miestą ateiti, kadangi miestas yra labai strategiškai patogioj vietoj, tai turi būti, bet aš noriu pasakyti iš karto, kad yra galimybė. Vedai, ačiū. Minutė. Tokią taisyklę mes įvedėm, susitarę su jumis. Vidmantai. Norint, kad gyventojai liktų mūsų rajone, neišvyktų arba atvyktų, tai visų pirma, susitvarkykime pagrindinius kriterijus. Žmogaus sveikata, sutinkama laboratorija. Tai yra labai svarbu, kadangi žmogus susirgęs pirmoje eilėje kreipiasi į pirminę sveikatos priežiūrą. Kokybiška paslauga pirminė yra labai svarbu, tam, kad žmogus galėtų jaustis sveikas arba greit pasveikti ir būtų diagnozuota jam tinkama liga ir priskirti tinkami vaistai. Kitas dalykas tai yra multifunkciniai centrai, kuriuos aš minėjau kaimo teritorijose. Tai nebereikia aš tai kalbų, kadangi tai yra jau praktikoje patikrinta kitose rajonuose ir tai puikiai veikia ir manau, kad tai skatintų žmonės pasilikti kaime ir tenai kurti darbo vietas. O darbo vietas, tai manau, kad yra pagrindinis dalykas, pagrindinis mūsų variklis rajono galėtų būti smulkus verslas, o smulkus verslas šiandieną turi begalę galimybių. Laikas. Živilė Pinskuvienė. Iš tikrųjų, Širvintų miesto ir rajono mes viziją pristatėme visiems širvintiškiams savo leidinyje. Aš galiu visus patikinti, kad visos sąlygos tiek verslui pagal parengtą naująjį tvarkos aprašą, verslui kurti Širvintų rajone, tokio verslo aprašo nei viena Lietuvoje savivaldybė negali pasiūlyti. Bet gerbiami kolegos, jeigu apie mūsų Širvintų rajoną, tik bet kuriam verslininkui atėjus, įžengus į savivaldybę ar į mero kabinetą, iš opozicijos išeina žinia, tokia, kokia išeina dabar apie ateinančius verslininkus pas mus joks verslas niekada nenorės ateiti. Nes pirmiausias klausimas, kaip juos užpuls tuos visus verslininkus. Sąlygas mes turime pačias geriausias. Su to pačiu retroplastu, aš manau, kad čia bus atskira tema ir mes atskirai pasikalbėsime. Bet Širvintų miestas yra sukurtas ir kūriamas šeimai. Visos sąlygos, meno mokyklos sutvarkytas, sporto kompleksas, status. Mes dar turėsim galimybę jūsų paklausyti. Dabar Virginijaus minutė. Manau, kad reikia žmonėms suteikti pagrįstų vilčių, nes praktika rodo ką, kad aplink didmiesčius esantys rajonai dažniausiai būna miegamieji rajonai. Ir čia reikia pateikti rajoną kaip patogų gyventi ir turinti gerą susisiekimą su darbo vietom. 21 amžius, tai dabar nereikia norėti, kad kitos gatvės pusėje būtų po gamyklą.
Nes tai jeigu mes teigiam, kad įkursim gamyklą Širvintose ir galės dirbti tik tai Širvintų rajono gyventojai, tai yra protekcionizmas. Taip nebuvo ir nebus. Ir laisvas žmogus turi teisę rinktis, kur jisai dirbs. Ir vienus metus jisai gali dirbti Vilniui, kitais metais Ukmergėj ir dar kur nors. Taip, kad reikia akcentuoti, tai yra patogus gyventi šeimom, nežumasis rajonas. Labai aiškiai suformuluosiu klausimą. Plastiko gamykla, kuri čia buvo iškelta tema. Pakelkit ranką, kas už tokią investiciją Širvintų krašte, pakelkit ranką. Tiesiai šviesiai. Kas mano, kad tai yra teigiamas dalykas Širvintams? Niekas nekelia, kas mano, kad tai yra žalinga investicija jūsų bendruomeniai. Nenaudinga investicija. Jūs manot, kad šita investicija žalinga? Buvo... Investicija naudinga, bet jinai žalinga. Jūs nekaip suformuojate. Na, investicija savo poveikį bendruomenėje. Investicija yra naudinga, bet vertinant... Ne vieta. Vertinant poveikį kam? Aplinkai, sveikatai, čia dar galima, sakot, ir žalos daug matyti. Gerai. Mes už investicijas, bet ne apie... Aiškiai, apie investicijas. Kuo jūs matuosite, jums pavyko ar nepasiekti savo viziją? Vienu sakiniu, koks matas, kad jums kaip merui, pasisekė, aš galiu pasakyti, kuo matuosit, prašau, Regina. Vienu sakiniu. Ką galvoja atsitiktinai, pavyzdžiui, sutiktas žmogus Lietuvoje? Neparemta nuomonė, o atsitiktinė... Na, jis paklausė, atsitiktinio praeigio Širvintų. Kokio klausimo jo klausimo? Ne, tiesiog, aš neklausiu, aš tiesiog klausysiu, ką kalba, tiesiog susirinkiu žmogų. Savijautą matuosit. O sakai, kad esi Širvintų, nesakai, kas esi. Taip. Ir žmogus pasako, ką tu tai galvoji. Gerai, ponia Živilė, ko matuosit jūs savo Daugiau jaunų šeimų mūsų Širvintų rajone, nes būtent pakeitus miesto bendrai planą, kas šiuo metu vyksta jau viešieji pirkimai, pas mus atsiras galimybė daugia aukščiai statybai, nes iki šiol to pas mus daryti nebuvo galima ir miestas pasikeis 180 laipsnių. Liudmatai, kuo jūs matuosit sėkmę savo arba? Aš manau, kad investicijos, kurios būtų padarytos į bendruomenės, kultūrą, sveikatą ir visą kitą, jų gerinimas tai ir bus... Matas jūsų, kad pasisekė. Alfredai? Jeigu rajone, mieste gyventojų daugės, reiškia, jiems čia gera gyventi. Šiandien matom, kad tai yra minusas, kad gyventojų sumažėjo, ką ir gerbiamas Darius sakė. Tai vat sutinku su gerbiamas Živilė, kad reikia pritraukti gyventojų, ne? Bet jeigu mes statysim daugiaaukščius čia ir tie daugiaaukščiai kaip Didžiasalis stovės tušti, tai, man atrodo, neišeitys. Turi būti darbo vietų, kad žmonės čia norėtų ir galėtų. Jūsų sakinys? Aš papildysiu tada Alfredo mintį, kad pastačius daugiabučius ir čia pakvietus jaunas šeimas, kad jie turėtų ir kur dirbti. Bet mes kol kas negalime to užtikrinti. Tai va, siekime visi, kad... Jaunom šeimom, jų kiek jų? Nu, aš nežinau, kaip čia mes pristatysim daugiabučių, Kiek realių pristatyti? Tai čia gerbiamos mėgos. Gerai, kiek realių pastatyti daugiabučių naujų per 4 metus? Na, iš tikrųjų, verslas stato, aš nelabai suprantu, kaip Ana Kuznecovienė ruošiasi statyti daugiabučius. Tai čia stato verslas. Ir pagal tai, kiek verslo buvo apsilankę Širvintų rajone, poreikis yra. Esmė yra kokia. Jeigu prieš 3 metus pas mus 2 kambarių ar 3 kambarių butas kainavo 18-20 tūkstančių, dabar kainuoja 50-60 tūkstančių. Ir pakeitus miesto į bendrąjį planą, leidžiant statyti didesnį aukštingumą, verslas labai aiškiai skaičiuoja. 5 aukštai sueina visą statybą, 7-8 aukštas tai yra pelnas. Ir tik tada jaunos šeimos ir žmonės pas mus atvažiuos iš Širvintų rajono gyventi. Tai bus galimybė nusipirkti būstą, nes šiandien dieną Širvintų rajone nusipirkti būstą jau yra problema. Aišku. Prašau. Aš tai kolegom nelabai pritarčiau būtent dėl darbo vietos. Paminėsiu, kad Širvintų rajonas iš aplinkinių rajonų turi mažiausiai ilgalaikių bedarbių. Ir yra už vidurkį bedarbių Lietuvos 2 procentiniais punktais Širvintų rajone yra mažiau negu Lietuvoje. Tai vėlgi Vilnius mums suteikia darbo vietas, važiuoti čia, kad gyventi, miegoti ir
turėti čia pastovę, kaip įvardinta, miegamąją vietą, tai aš neįvardinčiau kaip darbo vietos, kad būtinai turėtų būtent Širvintų rajone, bet turiu vitaminų, kaip tų vietų pritraukti, vis tiek mintis yra, kad Širvintos turi pasakyti verslui, kad atsirastų plotai arba, kaip vadinama, plyno lauko investicija, kaip tokios zonos, kur savivaldybė parengia investicinį planą, tai priveda komunikacijos. Gerai, Ana, jūs mažiausiai kalbėjot kol kas? Aš norėjau pareplikuoti Dariui apie bendarbystę. Iš tikrųjų, pas mus galbūt pagal rodiklius Lietuvoje ir vienas iš mažiausių, bet lyginant kadencijos skaičių nuo 15 metų iki dabar pas mus ženkliai jinai padidėjo. Kokiu procentu? 1,5 kažkur. Išaugo, bet koks dabar procentas nedarbo? Apie 9% šiuo metu. 8,8. 9,88 buvo. Gerai, kolegos, dar bendruomenė jūsų rūpi sveikatos paslaugos čia. Sveikatos paslaugų turbūt ir kokybė, ir prieinamumas, ir ligoninių likimai, kur dabar Lietuvoje vibruoja visas šalis, ką sveikatos ministerija žada daryti su ligonėm. Aš nuo Dariaus pradėčiau. Ką atsakytumėt tiems žmonėms, kuriems norisi, kad meras čia padarytų pokytį? Kokį pokytį jūs galėtumėte čia padaryti? Trumpai. Aišku, neturime sprendimo iš pačios valstybės, kokį modelį pasirinks Lietuvoje būtent su ligoninių, mažų ligoninių likimu. Vėlgi visi mes laukime, ar leis mums išsisaugoti, būtent sakau leis, ar prieis tokiu, kaip sakant, metodu, kad neapmokės tokiom ligoniniam kai kurių paslaugų ir jos turės pačią susidaryti. Va šitoje vietoje mes neturime aiškumo. Aišku, ligoninė turi likti, žmonės turi gauti paslaugas, o nuo ko pradėti, tai mūsų ligoninėje reikia ir vidaus, ir išorės remonto, atnaujinti įrangas reikėtų. Vėlgi, skyriai fizioterapiniai skyrius, kurį reikia atnaujinti, tai tų darbų labai yra daug. Tai ir tų minčių irgi yra kur, kaip padaryti, kad ta ligoninė išliktų. Gerai, sprendimo kryptis, Ana, jūsų su sveikatos paslaugom ir ligoninės likimu. Mano sprendimo kryptis būtų paskirti tinkamą ligoninės vadovą, kuris ūkiškai tvarkytųsi, kuris galėtų atstovėti savo poziciją kartu su meru, ministerijoje arba vyriausybei, tam, kad išlaikyti sveikatos prieigą, prieinamumą čia rajone. Dėkui. Fredai. Žinote, aš pasakysiu, kad pagerinti sveikatos apsaugą Širvintų rajone, tai nereikia daryti taip, kaip dabar daroma. Ir jinai pagerės. Aš šiek tiek nesutinku su gerbiamo Dariaus nuomonė, kad reikia valstybės modelį keisti. Visų pirma, susitvarkykime tą modelį, kuris yra dabar duotas. Nes, pavyzdžiui, paimkim pirminės sveikatos priežiūros centro, ne? Per paskutinius tos 4 metus gydytojai pabėgo, pacientai pabėgo ir jie nelabai toli nubėgo, jie nubėgo į privatų centrą, kuris visiškai šalia. Tai yra, reiškia, administravimo problema. Ta pati, dar kita dalis atsakymo, tai yra ligoninė. Ligoninė irgi yra problema administravimo. O kodėl? O dėl to, kad savivaldybei, kaip ir kiekvienoje savivaldybei, yra rajono vyrgydytojas. Pas mus šita pareigybė yra neužimta. Vyrgydytojas formuoja sveikatos apsaugos politiką rajone. Tai pas mus, jeigu nėra tokio gydytojo, reiškia, nėra sveikatos apsaugos politikos ir tokia. Aišku. Galima man, kadangi... Jūs buvo paminėtas, 30 sekundžių. Pagaliau ir Darius pasakė. Taigi dėl ligoninės, tai Liberalų sąjūdžio deleguotas asmuo šiuo metu vadovauja ligoninėje ir galiu pasakyti, kad už praeitus metus veiklos rezultatas yra teigiamas. Tai reiškia, kad ligoninė dirbo su pelnu. Taigi situaciją galima suvaldyti ir nereikia būtinai mediko, užtenka gero administratorius, kuris gali tvarkyti. Vis dėlto, jeigu bendruomenė kelia šitą problemą kaip svarbę, vadinasi, yra problema, kaip jūs ją spręsit ir ką spręsit. Iš tikrųjų, turbūt ne vieną kartą mes esam girdėję
sveikatos apsaugos ministro žodžius, kad rajonuose liks paslaugos tos, kurios bus kokybiškos ir užtikrina kokybišką gydymą. Tam, kad tai įvyktų, aš manau, kad atėjo laikas, jau senai reikėjo, savivaldybė turi prisidėti savomis lėšomis, o tos lėšos, ko gero, turėtų būti nukreiptos į paslaugų gerėjimą, tai yra rezidentų turime pasikviesti, suteikti galbūt gyvenamą būstą, tam, kad jie pas mus atvyktų į rajoną ir paslaugų plėtra, tai yra reabilitacijos galima paslaugų praplėsti. O aišku, pasakymas šiandieną išgirdom, kad deleguoti vadovai yra pas mus įstaigų vadovai, o ne konkursų būduotėje, nu tai apie tai. Jis tai pasako. Dėkui. Ponas Vilė, kaip jūs stiprinsit sveikatos paslaugas? 2007 metais man dirbant administracijos direktoriai ir būnant Rimvydui Turčinskui sveikatos ministro, už 2 milijonus buvo gauta naujos geriausios įrangos iš Širvintų rajono ligoninė. Ir kaip visi gerai atsimenate, kaip šita įranga už dyką buvo atiduota. Ir tai padaryta tarybos sprendimu. Ir šiandien gerbiami politikai sėdi, visi kalba, reikia atnaujinti, reikia daryti. Mes buvom gavę, mes turėjom ir ją mes už dyką atidavėm. Sekantis momentas. Atsimena, visi ligoniai gulėjo mūsų 3. aukšte. Vėjų skrodžiami langai, supelėjusios sienos, apie higienos reikalavimus aš jau net nekalbu. Ir šitos patalpos buvo atiduotos konservatorių žmogui, kuris neva galvojo daryti biznį. 1. aukšte, kur buvo už ES lėšos, atrenovuotos geriausios patalpos. Mes atsiėmėm šitas patalpas ir šiandien dienai mūsų Širvintų rajono žmonės guli ligoninėje normaliomis sąlygomis. Sekantis dalykas, ponas sėdintis iš kairės sako, kad prisidėti pinigais. Bet jis vakar nedalyvavo tarybos posėdėje, kada mes pirmą kartą iš savivaldybės biudžeto, atsiprašau, užvakar buvo posėdis, savivaldybė iš biudžeto pridėjo pinigų tik valdančiosios koalicijos tarybos narių dėka ir visos Tamošiūnienės šitas biudžetas buvo patvirtintas. Ačiū. Vidmantai, jūs čia buvo postų parodytas labai. Yra laikas sakyti pagal laiką. Aš man tai keista, kad žmogus mėtosi savo pasisakymais. Jeigu turbūt prisimenate, bandėme savo ligoninę atiduoti Ukmergės rankas, bandėme kažkokiu tai būdu susidoroti su įstaigos vadovu, atleidome politiškai nepalankius medikus ir šiandieną mes ramia sąžinė kalbame apie sveikatos gerinimą. Nu baikit, negali būti jokios politikos medicinoje, sveikatoje, kultūroje ir visur kitur. Kai mes panaikinsime politikavimą šitose įstaigose, mūsų įstaigos suklestės. Matai, kitam raudonui, iš karto žiauk. Tinkamai vertinti, už kokius pinigus, kokias paslaugas galim teikti Širvintose. Ir aš, tarkim, būdamas šiandien mačiau kiek kitą pavyzdį, kad žymiai didelis, kaip didelis dėmesys yra skirtas greitosios pagalbos automobiliam. Kad jeigu rajonas gali suteikti paslaugą čia, ligonį statom čia, pristatom čia. Ne, sprendžiam vietoj ir vežamas tarp Ukmergę į Vilnių. Nes rajonas atsietai nuo šalies negali spręsti bendros suformuotis sveikatos apsaugos politikos. Čia turi bendra politika bendra visos valstybės mastu. Gerai, geltona kortelė, matau kyla, bet dar sutaupėt kelias. Ačiū už jūsų kryptį sprendimo, kaip stiprinsit sveikatos. Bendruomenė girdėjo ir padarys savo vertinimus. Tai slauga, nes vis tiek reikia turėti omeny, kad visuomenė sensta. Ir reikia numatyti... Jūs jau 2 minutę norit pradėti. Ačiū. Darom taip. Štai grįšiu prie publikos, prie jūsų klausimų matau ir kurie renkami kolegės raštu. Jeigu norėsit žodžiu dar paklausit, dabar mes einam į kitą debatų raundą. Jame bus keletas sunkių klausimų, vienas kitam. Kaip minėjau, jūs turit pusę minutės užduoti sunkų klausimą vienam iš šių debatų dalyvių. Prieš tai aš apšildysiu jūs, užduosiu sunkų klausimą jums kiekvienam, kur trumpų režimų galima labai sutrumpintai atsakyti. Virginijau, iš tų žmonių, kurie čia kandidatuoja,
jūs galite išrinkti gerą merą Širvintoms, bet negalite balsuoti už save. Už ką jūs iš šių žmonių, kurie vertinti gali konkretumą, principingumas, daug savybių, už ką jūs balsuojate, pavardę pasakykite. Paprastai už Vidmantą. Už Vidmantą jūs balsuotumėt, jeigu negalėtumėt už save. Žiūrėk, jūs už save negalite, už ką balsuojate? Kodėl aš už save negaliu? Tokios taisyklės, klausimas taip suformuluotas. Reikšmė uždarė Volkauską. Vidmantą jūs už save negalite. Virginijau, ar eisite su mumis į koaliciją? Eisim. Ačiū. Tai viskas. Jūsų toks tasai. Alfredai, jūs negalite už save, už ką balsuojate? Už Živilę nebalsuočiau. Už ką balsuojate, klausimas? Teigiamas dabar pliusas. Kas tinkamiausias iš tų, kurie eina be jūsų? Nėra tinkamo. Atsakyti, kadangi man tai labai gerbiami ir labai panašus kandidatai ir labai stiprus kandidatai. Na, gerai, Ana. Žinok, už save aišku balsuočiau ir raginčiau visus Nekartosiu klausimą. balsuoti taip, bet irgi taip pat kaip ir Alfredas aš negalėčiau vardinti, nes tikrai kiekvienas kandidatas yra savaip. Žinot, jūs tapsit merę arba meru. Jums reikės daug sunkių, nemalonų klausimų atsakinėti, sprendimų priiminėti. Tai publika nori iš jūsų atvirumo. Kaip jūs spręsit? Vat 7 langeliai. Balsavimas yra slaptas. Dariau. Gerai, ne mano, netardytojas, prašau. Kažkaip nesąžininga, kai prieš tai du nieko nepasakė, dabar kurias čia taisyklės priimti. Bet aš stebiu žmonės. Aš balsuoju šiandien pagal šiandieninę situaciją. Šiandien mes esame koalicijoje su Živilė Pinskuvienė. Bendri darbai, kurie daromi dabar, tai yra mūsų koalicijos ir šiandieną... Jūs Živilę balsuotumėt, tiesiai sakykite, nes labai... Taip, tai vien dėl to, kad mes pradėjome tą darbą prieš 4 metus ir vienintelis žmogus ir partija, kuri pasiūlė dirbti būtent iš vis šioj kadencijai. Aiškiai pasakėt poziciją, atvirumas yra geras politiko bruožas. Noriu paklausti, kuris iš čia sėdinčių arba nesančių yra pats netinkamiausias mero darbui, jūsų nuomonė? Tokių nėra. Jeigu tauta nuspręs ir, kaip sakoma, suteiks mandatą... Jūs dabar sprendžiate. Aš sprendžiu. Kas? Aš dirbčiau su visais. Mes ir atvirai sakome, kad mes dirbtume su visais, kurie pasiūlytų mums dirbti su jais. Gerai, sunkus klausimas jums į ausį. Kas netinkamiausias, kas žalingiausias Širvintoms jūsų nuomonė? Aš manau, kad čia esantis kandidatai, kurie sėdi, tai tikrai patys neišsikėlė, jau kažkas iškėlė ir kadangi jais pasitikėjo jau artima jų aplinka, kolegos... Nėra tokio. Tai tikrai... Gerai, jūsų pozicija nėra tokia. Alfreda, jūsų pozicija. Jūsų klausimas labai suktas ir labai... Toks darbas. Sutinku, labai sudėtinga atsakyti. Aš manau, kad visi kandidatai, tokio negalima įvardinti, kad netinkamas. Ir tai nustatys rinkėjus. Netinkamo nėra. Nėra, čia netinkamo. Vidmantai. Aš nenorėčiau, kad būtų sekanti kadencija Živilė Pinskuvienė meru. Netinkamo. Jūs iš savo oponentų ką laikote? Mes panašiai turbūt su Vidmantu susitarė, aš iš tikrųjų nenorėčiau, kad Širvintų rajono žmonės, ypatingai dirbantys savivaldybės įstaigose ar savivaldybės administracijoje, pataptų tokie patys vergai, kaip dabar pas Vidmantą Mateiką statybų organizacijų dirba už 340. Jūs jau paklauskite savos įmonės mamos, kiek pas jūs uždirba. Kai kurie darbuotojai, įsivaizduokite, kai kurie darbuotojai pabėgo iš gerbiamos merės mamos įstaigos ir atėjo pas mane įmonę dirbti. Tai kaip supras, pas ką geriau darbuotojai dirba? Kiek jūs žudėjau? Čia buvo paminėta merė. Atsakykite. Ką aš turiu sakyti, aš turiu atsakyti. Nežinau, nes tai yra tiesa, kolega. Aš manau, kad šiandien aš esu kandidatė į merus ir sėdžiu prie šito stalo ir kai kandidatas į merus kandidatuojantis pradeda kalbėti apie mamą, tėtį, apie draugų įmonės, aš manau, jis labai neetiškai elgėsi, žemą vidų. Man atrodo, jūsų žydinėjimai dar žinoma. Taip, žiūrėjau, jūsų atsakymas, kas blogiausias bus?
Živilė Pinskuvienė, jūs tą sakote, ne tik kanalą. Čia ne paslaptis. Gerai, žinot, gal nereaguoti. Gerai, neverta čia. Jūs, aišku, pasakysit, kad jūs tinka. Gerai, ping-pongo nepradedam, Aš nes... reaguoju, tada, kadangi buvau paminėta 30 sekundžių. Ne, iš tikrųjų, jūsų labai gražios nuotraukos. Mes labai didžiuojamės jūs, aš įsivaizduoju, kad galėtumėt būti pats geriausias Širvintų rajono įamžintojas, kokias nors mūsų krašto knygas. Tikrai labai ačiū Jums už nuotraukas. Gerai, ačiū Jums. Dabar yra sesija sunkaus klausimo. Vieno vienintelio šūvio, kurį turit vienas kitam. Galit praleisti šitą progą, galit suformuluoti sunkų klausimą savo debatų kolegai, oponentui, konkurentui, nežinau kaip pavadinsi. Tai, Virginijau, jūsų sunkus klausimas kam ir kaip skamba, jeigu tokį turit. Jeigu nepraleidžiate. Nešaudysit. Nešaudysit. Gerai, Živilė, ar turi sunkų klausimą ir kam? Sunkų klausimą Dariui Valkauskui. Ar dirbsim sekančią kadenciją kartu? Aš manau, kad kovo 3 diena parodys, ko nori rinkėjai ir kaip sudėlios. Tai jūs dar nesakot nei taip, nei ne? Aš dirbsiu su visais, kurie norės dirbti kartu su mumis. Su bet kuo jūs? Aš nesakau, viskas priklausys nuo kovo 3 dienos. Bet neturit jokių rinkiminių... Žinot, su tuo norėčiau, su tuo būtų... Neturite. Ne, tikrai, mes dirbsim ne su kažko, mes dirbsim kažkam. Kad tik valdžioj. Ne, tai pavadinimas valdžiais visada išliks. Ačiū atsakėt, gerai, kad humoro yra gaidelė mūsų debatuose. Vidmantai, jūs turit sunkų klausimą? Taip, aš manau savo kolegom iš kairės, dabar galvoju Alfredai ar Anai. Ana, jeigu tau pasisektų laimėti rinkimus ir turėtum nemažai tarybos narių savo partijos, ar eitum į koaliciją su Živilė Pinskuvienė? Nu, aš irgi atsakysiu tada dar žodžiais, kad kovo 3 parodys, kiek mes esame. Konkrečiai niekada niekas nežino, kas bus konkrečiai. Aš žinau, aš neisiu. Mes irgi galime drąsiai sakyti, kad mes neįsim, bet kiek mūsų bus, vėlgi čia priklausys nuo kovo 3 rezultatų. Ačiū. Kada jūsų šūvis kam? Aš neturiu sunkaus klausimo, bet turiu klausimą, kuris man yra svarbus, man jis labai rūpi ir norėjau paklausti gerbiamas Živilės, kokia jūsų pozicija dėl plastiko, dėl retroplasto įmonės ateimo prie Širvintų, nes jinai palies ne tik tai mūsų gyventojus, bet ir mūsų verslą, ir istoriją, ir ateitį Širvintų. Žiūrėkit, ar leisit šitoje vietoje, aš atsiprašau, kad įsiterpiu, kadangi šitas klausimas, matau, aktualus, visi po pusę minutės pasako savo poziciją. Gerai, nes čia buvo rankų pakėlimas, kai kas kėlė, kai kas ne. Pasakykit nuoširdžiai bendruomeniai, kokia jūsų pozicija, taip nuo Živilės pradedam, nes klausimas buvo jai, bet ir visi kiti trumpai pasakysit, ką galvojat. Prašau. 2009 metais Kęstučiui Pakalniui, būnant rajono meru, buvo patvirtintas rajono bendrasis planas. Ir būtent šita vieta, kur verslininkai yra nusipirkę žemės sklypą, ten galima vykdyti būtent tokią veiklą. Šiem verslininkam atvažiavus į savivaldybę ir pristačius šitą projektą, mums buvo paaiškinta labai aiškiai, kad jokio šiukšlių deginimo nebus, tai bus plastiko surinkimas, taip ir iš Skandinavijos šalių, aš akcentuoju, plastiko butelių surinkimas, jie naudosis mūsų Širvintų vandenimis ir aš pabaigsiu ir plaus šios butelius. Automatiškai atsiranda kas, jie pasijungia nuo mūsų Širvintų vandentiekio, plaudami šitos butelius, sukuria 120, kaip jie sakė, darbo vietų ir automatiškai mes Širvintų rajono gyventojų galime šildyti vandenį, nes bus labai didelis kiekis panaudojamas vandens. Bet leidimą retroplastų išduoda ne Širvintų rajono savivaldybė, o aplinkos apsaugos ministerija. Šiandien dienai, kai aplinkos apsaugos ministerija pradėjo vykti negražūs dalykai, aš asmeniškai kaip merė, kreipčiausi į STT prokuratūrą, kad būtų ištirta
vieta, kokie veiksmai ir kas čia vyksta. Su retroplastu. Gerai, prašau, kadangi dėl įmonės konkrečiai jūsų pozicija ir vienas kitas argumentas pagrįs tą poziciją. Prašau. Manau, kad mero pozicija tai yra tono uždavimo ir vertybinė pozicija. Ir nuo sutikimo labai daug priklauso. Verslas nori saugios aplinkos. Ir labai galima pastatyti verslą į vietą, pasakius, kad jūs čia esate nepageidaujami, šaltas sutikimas būtų pats tinkamiausias atsakymas. Žiūrėkit, man aiškiau suformuluosiu, bet ant svarstyklių jums aplinkosauga, sveikata, poveikis ir darbo vietos. 100 ar daugiau. Ką renkatės? Aš įsivaizduoju, kad tas yra 1 hektaras, tai yra po toks vertingas, kad daugiau žemė vietos nėra, tai gamyklai. Jūs manot, kad nereikia prasidėti? Net jokių kalbų. Gerai. Gamyklos turi statytis ten, kur pagal bendrai planą yra patvirtintos tam. Jūsų pozicija ir argumentai pora. Širvintos visada garsėja švarių, tvarkingų ir medžiais apsodintų miestų. Tikimės, jis ir bus toliau. Bet ne visada. Tai jūs dedate kryžių šitą įmonę. Ši gamykla yra žalinga mūsų rajonui, o kaip ateina su tokiais sprendimais, kai bendrajam dokumentacijos plane yra išdėstama, kad upelis virsta grioviu, apeinami tam tikri įstatymai, o man dalyvaujančios gamyklos apžiūroje, man parašomas ant manęs pareiškimas, neva aš siekiu kažkokios blogos nenaudos šiai įmoniai ir mane kviečia policija tam tikrom apklausom. Tai vadinasi, šitą įmonę labai nori pas mus atkeliauti, o kas joje proteguoja, mes dar ateityje pamatysime. Aš jos tikrai nenoriu čia Širvintos. Jūs uždavėte šitą klausimą, merė, atsakykite jį pats dabar. Mano pozicija yra tokia, kad mūsų miestas ir rajonas turi būti švarus. Švarus gyventi, švarus čia dirbti ir kad pritraukti investicijas, kurios yra nežalingos gyventojams. Ir tokios investicijos ateimas tai užkirstų kelią ne tik tai gyventojams čia komfortiškai gyventi, trukdytų galimybę, bet ir kitom investicijom užkirstų kelią ateiti. Prisiminkime, kai nuo komplekso buvo kvapai, ne? Tai retroplastas... Raudona kortelė, man rodo. Labai prisiminkim, kokie kvapai buvo. Gerai, Ana, jūsų pozicija. Mano pozicija širvintiškai tikrai užžino. Ne kartą aš ir spaudoj buvau rašiusi, kad tikrai nesutiksiu su šitos įmonės atėjimu ir vėlgi pasikartosiu, kodėl. Ar naudinga mums? Taip, naudinga. Bet ar žalinga? Taip, labai žalinga. Žalos mato daugiau šią. Taip. Dariau? Šiandieninė pozicija yra ne vien dėl vienintelės priežasties, kad įmonė žaidžia nešvarius žaidimus šiandieną kol kas ir nematome poveikio aplinkai vertinimo būtent ataskaitos ir teisės aktai dėlioja taip, kad jos gali net ir nebūti. Tai va čia tas labiausiai ir liūdina, kad nenorėčiau aš, kad tokia įmonė tokiais metodais atėjusi ir nepateikusi jokių... Supratau, ir tada įmonė informacijos labai trūksta. O dabar žmogus sako, išvilęs bendražygis, sako, čia tik bonkės plavas. Ne tik bonkės plavas, bet tai ir smulkins plastiką, lydis plastiką. Gerbėmiai, iš tikrųjų, noriu pasakyti, nei vienas tarybos narys čia esančias kandidatas, galim sakyti, aš pritarsiu, aš nepritarsiu. Šitoje vietoje mūsų Širvintų rajono savivaldybės ir tarybos narių niekas net neklausia. Dar kartą pasikartosiu, sprendimą priima aplinkos apsaugos ministerija. Širvintų rajono savivaldybė gali išduoti tik tai leidimą. Ir leidimą išdavė sandėlio statybui, bet ne veiklai. Veiklai išduoda aplinkos ministerija. Apsiraminkit jūs visi interpretate. Dabar žiūrėkit, mes jau sesiją, kurioje aptariam gamyklą, baigiam ir važiuojam sunkių klausimų Anos kažkuriam iš konkurentų. Jūs ką norit baigti? Dar norėjot porą sakinių? Jo, nes čia, žinokit, tikrai aktualu yra mūsų bendruomeniai. Tai aš noriu pasakyti, kad jeigu jau tokios diskusijos kyla mūsų bendruomeniai, mūsų gyventojams, kažkas neramu, tai aš manau, kad meras turėtų užtikrinti visas sąlygas
sklaidai, kad paaiškintų, apšviestų žmonės, nuramintų. Galbūt, va, kaip ir gyventojas vienas sako, galbūt ten tik tai butelius klaus. Gerai, jūs nesutinkat su dabartinės merės pozicija, kad nieko meras iš principo negali padaryti? Viską gali. Viską gali. Šaukit klausimą sunku kažkam iš čia sėdinčių. Nešaukit. Dariau, jums eilė. Man sunkių šovinių nėra. Nenorit šaukti klausimą. Gerai. Šaudat jūs neblogai. Dar pašaudysim, čia pilna lėkštė. Tai darom taip, kadangi laikas išsenka po truputėlį, tai kadangi daug klausimų traukiame, burtų tvarka po vieną lapelį. Jeigu ten pamatote ne savo pavardę, tai traukiat iš naujo. Nu, jeigu klausimas Anai, o ištraukė Virginijus, tada iš naujo traukiam, kol klausimas bendresnis bus. Ir mėginsim tada jį atsakinėti. Dariau, jūsų pirma ranka. Visi įsitraukia ir pertrauks, jeigu ras ne save tenais. Giliau, giliau. Gal ten auksą rasit, prašau. Ne jums. Ir ne jums. Iš naujo traukiam. Matot, bet Vidmantas, aš nežinau, ką jam burtą išmest. Prašau. Taip. Ir jūs sakot, klausimas konkretus, bet čia jau koks bendresnis klausimas turbūt, ne? Gerai, važiuojam. Prašau. O, nes išlindo. Užrašytas vardas ne jūsų. Tikrai. Virginijų. Atsiprašau. Ne jam. Patikrinau. O bet gal bendresnis klausimas visiems. Tai atsakinėsit. Ne jums, bet bendresnis tinka irgi. Žiūrėkit, bet pavardė yra ar ne prie klausimą? Yra, tai tada jau pertraukit. Bet jeigu nėra pavardės, tai važiuojam. Ne, gerai. Jeigu pavardės nėra, važiuojam. Prašau, dar giliau. Nu, dabar mėginkime. Kas neturi klausimo? Turit visi klausimą? O, ne, po vieną. Paskui žiūrėsim, jeigu bus dar noro, galėsim pratesti. Na, kas jau kliuvo, tas kliuvo. Įdomus, malonus, nemalonus čia pasirinkimo nėra. Ką ištraukėt, tą perskaitote klausimą ir 1 minutę jį atsakot. Prašau, nuo Virginijaus pradedame. Savivaldybėje sėdi 117 vyr specialistų. Atlyginimas virš 1000 eurų, šviesa dega dieną naktį, kompiuteriai būdu, nueini su nuotaika, pavyzdžiui, dėl atimtos žemės gabaliuko, išeini gyventi nesinori. Ačiū. Prašau, pakomentuoti. Tik garsiau, jeigu galite atmesti. Nepasitenkinimas aptarnavimu ir empatijos nebuvimas. Tai ką jūs darysit, pasakykite, kad tai pasikeistų? Tai turi būti, anoniminių atsiliepimų, sukurt paštą, kokį nors kitą langelį, bet anoniminį. Yra. Dabar klausimas tada, kieno pusėje stovi meras. Ar gina savo komandą, ar jisai eina iš tiesų priimti ir gerinti darbą iš tiesų. Gerai, atsakėt, bendruomenė išgirdo, Živilė Pinskuvienė perskaito savo klausimą. Dėl žemės tai norėčiau kandidatui pasakyti, kad nacionalinė žemės tarnyba esanti Širvintų rajono savivaldybei priklauso Žemės ūkio ministerijai. Tai nėra savivaldybės padalinys kažkoks tai įstaiga. Tai dėl jų darbo pretenzijų yra, tai kreipkitės į Žemės ūkio ministeriją. Tai noriu patikslinti, kad nacionalinė žemės tarnybai nedirba 117 specialistų. Vadinasi, čia yra turima omeny visa savivaldybė. Gerai, važiuojam su klausimu. Živilės Pinskuvienės klausimas. Kokias Lietuvos piliečio pareigas ir teisės pabrėžtumėte? Žiūrėkit, vienam iš jūsų bendruomenės rūpi toks dalykas. Kaip jūs pabrėžtumėte tas teisės svarbiausias? Du pavyzdį duokit. Duokite kažkokią klausimą, kažkaip gal pervirškinsiu.
aš sugalvosiu, kaip jums pasunkinti, prašau, Vidmantai važiuojam, bet tada grįšim prie jo. Perskaityti klausimą, taip? Perskaityti klausimą. Gerbiamas Vidmantai Mateika, jūs kaip rajono tarybos narys, transliuojamų posėdžių metu, dažnai esate girdimas kaip opozicijos atstovas. Kažką tai visada garsiai šaukėtės ir dėl to liaudės esate vadinamas rūporu. Sakyčiau, kad tarybos nario darbas puikuotis transliuojamo posėdžio pasirodymais nėra didžiausias nuopelnas savivaldai. Pasakykite, kokį jūs kaip tarybos narys parengėte konkretų projektą arba davėte nors mintį geram darbui įgyvendinti. Čia yra dar vienas klausimas, tai turbūt žiūrėjome. Atsakykite, nes jau minutės čia 5. Iš tikrųjų, tai dirbau švietimo sporto komitete ir dažnai mes diskutuodavom visokiausiam temam. Vienas iš tų tokių, man labai, manau, svarbių klausimų mūsų rajono gyventojams kilo, kai popamokinė veikla, turbūt visi puikiai žinote, kad yra ne švietimo remiama ir tėvai turi susimokėti tam tikrą dalį pinigų. Tad mokytojai, kurie dirbo popamokinėje veikloje, jie turi imti verslo liudymą ir prižiūrėti tos vaikus. Ta sistema labai neteisinga, mokytojai nebenorėjo toliau dirbti ir arba reikėjo kelti įkainį, arba reikėjo kažkaip prisimti atsakomybę. Mano buvo siūlymas iš to, kad finansuoti šitą popamokinę veiklą arba pilnai arba dalinai ir šitas buvo įgyvendintas, buvo iš 2 etatų, vienas etatas buvo prafinansuotas. Gerbiamas vedėjau, tai yra visiškas melas, tai buvo diskusija su įstaigos vadovė, buvo diskusija... Gerbiama merė, jūs meluojate, sėdi tarybos narys, gerbiamas Maršalka, kuriam skambinau ir diskutavau šio klausimu. Iš šios komiteto narys, prašome nemeluoti. Gerbiamas Alfonsai, pasakykite, aš meluoju ar ne? Mėly kolegos, aš noriu. Jūs esate subrendęs žmogus ir sakote, kad mes kalbėjom. Kalbėjote? Ačiū. Jūs išsiaiškinsit, ponia Živilė, klausimas galėtų skambėti taip. Aš prašė sukonkretinti, klausimas buvo, kokios piliečio pareigos ir teisės būtų labiausiai pabrėžiamos. Aš gal sakyčiau vis tiek, mes kiekvienas turim savo teisės čia gyvendami, teisę į kokybišką sveikatą, žmogaus teisės, rinkimų teisės, politinės teisės, teisę kritikuoti valdžią, labai daug teisių. Kokios iš šių teisių labiausiai gerbiamos Širvintose ir labiausiai negerbiamos jūsų nuomonė? Pagrindinis dalykas - sąžiningai laikytis įstatymų, o teisės yra visos gerbiamos. Nei viena teisė pilietinė nėra ignoruojama jūsų krašte. Gerai. Moderatorius, žinot, vertinimais keistis negali debatuose, o Alfredai, jūs važiuojam, skaitykit savo sunkų ar lengvą klausimą gauti. Pradėjus dirbti merė, šilumos kainos žadėjo sumažinti 15 procentų. Gavome atvirkščiai, padidėjo. Šitoj vietoj norėčiau pasakyti, dėl čia nereikėtų išvelgti šitą klausimą, kad meriai klausimas, bet norėčiau truputį apie tą įmonę. Pusę minutės, važiuojam greičiau. Apie tą įmonę konkrečiai ir trumpai. Tai vat, čia turbūt yra pavyzdys nepotizmo, čia vėlgi žodis vokiškas, tai gal švogerizmo lietuviškai būtų. Nes ten dabar susikaupė Živilės aplinkos žmonės iš šitos įstaigos, šitos įmonės, atsiprašau, gauti kažkokią informaciją yra neįmanoma. Nes kolektyvas didelis, sunaikintos 2 įmonės, sukurta viena, kiek žinau, administravimo išlaidos tik tai padidėjo ir nėra efekto panaikinus komunalinį ir apjungus 2 įmonės į vieną. Taigi, ir dabar, pavyzdžiui, jeigu sklinda kalbos, kad vandentiekiui šitą šilumos ūkis yra skolingas 100 000, tos informacijos niekas negali nei paneigti, nei patvirtinti. Dabar 350 000 ima apyvartiniam lėšom, reiškia, yra problema šito įmonė. Mielas kolegės. Jūs nebijokite atsakymą, ko jūs bijot? Žiūrėkit, aš noriu dar... Tai netrukdykit mane atsakinėti. Labai trumpai papildyti. Dar vienas klausimas yra jums, aš čia dar perskaitau greituoju būdu. Ar garantuojat už savo sąrašą, kad jie yra kompetentingi ir padorūs žmonės?
Čia galima perskaityti. Trumpai ar Trumpai. Neabejoju. Ana, jūsų klausimas ir jūsų atsakymas. Man buvo suformuoluotas klausimas toks. Merė žiniasklaidai pastatė gardą. Kaip jūs tvarkysite su nepaklusniais žurnalistais? Kaip jūs tvarkysite su nepaklusniais žurnalistais? Taip, tapus merė, koks jūsų santykis? Jokių kardų nebus, kadangi mano manimu, kad tai yra žmogaus laisvė. Mes gyvename demokratiniai laisvoj valstybėje ir jokių gardų kažkam tai specialiai statyti tikrai, mano nuomonė, nevertėtų. Tai, kad gerbiami žurnalistai, tikrai jums jokių gardų nebus. Būsit išleisti. Būsit išleisti. Čia toks klausimas suformuoluotas. Matot, mes traukiam burtus klausimus. Dariau. Kalbate apie jaunų šeimų priviliojimą į miestą, bet ir tuo pačiu džiaugiatės, kad būstas kainuoja po 50 000, ar tai nesikerta? Žiūrint iš kurios pusės žiūrėti, jeigu pirkti, tai aišku, suma didelė, bet jeigu parduoti, tai labai gerai. O matot, viską dėlioja rinka, o ne... O jeigu socialinis? Dėl socialinio aš galiu pasakyti, pasirinktas metodas man priimtinas vien dėl to, kad kodėl mes norime socialiai jautrius žmonės į senus butus varyti ir paskui dar daryti savivaldybėje renovaciją. Tai mes visi norime pirkti naujus daiktus ir naujose butuose gyventi ir panašiai. Tai šiuo momentu tai socialinio būsto koalicija pasirinko tokį statymo būdą, jeigu jūs būsite meru, jūs galėsite remontuoti butus. Tai čia leisė rinkti. Šiandien yra brangiausias Lietuvoje, Širvintuose. Tai ir brangu, yra sviestą brangesnį pirkti ir panašiai. Kiekvienas renkasi pagal jam priimtinus būdus. Tas būdas nėra uždraustas. Mes šiuo metu pasirinkome tokį. Tai aš sakau, jeigu jūs būsite valdžioje, tai rinkitės kitokį. Buvo dar klausimai man renkant problemas, požiūris į opoziciją arba opozicijos darbo kokybė, opozicijos konstruktyvumas. 2-3 sakiniais jūsų požiūris į opoziciją Širvintuose. Koks? Na, Virginijau, nuo jūsų, nes buvo porą klausimų. Apie būsimą ar esamą? Na, gal esame būsimos, dar niekas nežino būsimos. Dabartinė kultūra. Kolegos, palaukit. Tai klausimas, ar taip kaip turi būti tokia opozicijos galia, kokia jie turėjo? Gerai, opozicija yra konstruktyvi čia? Šios kadencijos? Taip. Šiaip, žinot, apie ką kalbam, šiaip opozicija turi būti, jinai turėtų būti. Tai yra kaip saugiklis nuo neteisingų sprendimų priėmimo. Bet tai nereikia jos, kad tokios takoskros, kaip dabar yra tarp valdančiųjų ir opozicijos. Ir tada, kaip, aišku, dabar tai yra čia praktiškai, aš nežinau, ar opozicija ką nors pakeitė. Aš prašiau kelių sakinių. Ilgos čia šnekos gali būti, bet opozicija reikalinga konstruktyviai daugumai. Pane Živilė, kokį jūs balą opozicijai čia rašot ir kaip vertintumėte į darbą? Opozicija, aš rašau balą turbūt vienetą. Opozicija per 4 metus, 4 mes biudžetus tvirtinom, nei vieno raštiško pasiūlymo nebuvo, nei iš vieno opozicijos tarybos nario. Kiekvienas tarybos narys turi teisę teikti siūlymą. Mes tokio negavom nei vieno. Man labai liūdna klausytis, kai šiuo metu kandidatai jau ne pirmą kadenciją einantis į tarybą tik dabar pastebi, kokia situacija yra kaimuose. Tai reiškia 4 metus tarybos narys, kad ir opozicijos nieko nedirbo, nieko nedarė. Man baisu klausytis, kaip kandidatas į merą kalba apie tai, kad steigti daugiafunkcinius centrus kaimuose kažką daryti, kai iš esmės yra viskas padaryta, iš mokyklų nėra vaikų transformuota į darželius. Opozicija buvo mūsų visiškai neveikli, išskyrus tai, ką sugebėdavo daryti, rašyti skundus, bet visi tie skundai, kurie parašyti nuo STT, nuo prokuratūros, visi subliuškė. Pone Vidmantai. Esu opozicijos atstovas, man teko garbė dirbti su kitais iškiliais Širvintų rajono opozicijos nariais. Aš džiaugiuosi šiandieną, kad esu puolamas, o žinot kodėl? Todėl, kad tai opozicijos
tikras darbas yra kontroliuoti valdančiai. Ir jeigu mes teisingai kontroliuojam, būsim puolami iš visų pusių. Aš noriu pasidžiaugti, kad šiandieną opozicijos dėka kai kurie objektai Širvintose netapo tragedija mūsų rajono gyventojams. Mes domėjomės, vaikščiojom, kadangi esu statybos srities specialistas, dėja manęs neįleidžia nei vieną Širvintų rajone vykdomą objektą. Sakė, kreiptis į teismą, jeigu nori papulti. Tai esmė yra ta, kad mūsų kontrolė yra ir bus, nepaisant mūsų padėties. Mes esame rajono gyventojai ir kontroliuosim valdančią. O šiandieną netvarkingai atliekami objektai ir teismas tai nustatė jau ne vieną kartą, sakė savivaldybei baudą, vadinasi... Gerai, opozicijos vertinimas, labiau teigiamas, neigiamas ir porą sakinių argumentų. Tik tai ginčiuose ir diskusijose gimsta tiesa. Tai nuo to, kuo stipresnė pozicija, kuo stipresnė opozicija, nuo to tik tai žmonėm geriau. Ir tas visą laiką turi būti įsiklausimas, o neslėpimas informacijos vieni nuo kitų. Turi būti ginčas, kad galima būtų kokybiškai kažkokį klausimą. Ana? Ir tam, kad kokybiškai išspręsti klausimą, opozicija neturėjo galimybės normaliai svarstyti visus sprendimo projektus komitetuose, atskiruose komitetuose. Pas mus visą 4 metus buvo bendri komiteto posėdžiai, kurie tiesiog tai buvo generalinės repeticijos prieš tarybos posėdį. Ir nedaug dievė, aš užduosiu klausimą tarybos posėdžio metu, negalėdama dalyvauti bendrame komiteto posėdį. Tai būdavo jau labai labai blogai. Gerai, kaip apibūdintų santykius pozicijos opozicijos Darius? Šiaip tai labai keista, kai konstruktyvūs pasiūlymai nėra pateikiami. Pats esu komiteto pirmininkas ir kas pasimatė po pirmų posėdžių, tai kad tų posėdžių nelankymas iš opozicijos pusės prasidėjo masinis. Tai ir buvo nuspręsti, kam daryti tos posėdžius, jeigu jie yra, sakykime, 2-3 susirenkami ir tų... Įvardykite galbūt, nes aš esu opozicijos narys. Tai žiūrėkite, pasisakymai, dalyvavimai, viskas yra reglamentuota teisės aktais. Tai yra savivaldybės tarybos reglamentas, kur viskas surašyta, kokias teisės ir pareigas turi kiekvienas tarybos narys. Jeigu jisai to dalyko pats neatlieka ir bando per posėdžius kelti kažkokias problemas, tai, atsiprašau, tai kaip mes dirbsime... Aš savo poziciją pasakiau iš to, kai aš pirmą kartą tapau tarybos narius ir man tokia situacija, mano požiūrį tokia situacija yra. O kad opozicija... Jeigu ir raudona kortelė dar jums ir dabar jau apsispręskim. Jeigu turit 3 paskutinius klausimus, dabar yra galimybė juos iškelt, 3 rankos iškilusios štai jūsų ponė ir jūsų. Bus paskutiniai klausimai mūsų debatuose, bet jūs esat kandidatė. Žiūrėkit, bendruomenė užleidžiami priekį, gerai šiandien. Jūs nesat kandidatas, jūs esat visi kandidatai. Kas negali žodį? Suteikim buvusio merų žodį. Vytui, manot, nepažįstu iš jūsų. Žiūrėkit, stop. Kolegos, stop. Jūs esat kandidatas? Bet ne į merus. Jūs nekandidatuoja į merus. Žiūrėkit. Aš paklausiu, kas šioje salėje yra ne kandidatai. Prisėskite, bičiuliai. Jūs, ponia, aukščiau nesat kandidatė, jūsų ranka, jūs nesat kandidatė ir kas dar norit nesantis kandidatas. Jaunas balsas, jauna ranka bus. 3 paskutiniai klausimai iš bendruomenės. Gerai, prašau, jūs prisidiskutuoja taryboje žmonės, mikrofonas ten tuoj ateis iki jūsų, prašau. Aš užsirašysiu, visus 3 klausimus užsirašom, pasižymim ir turėsim galimybę atsakyti į visus 3 iš karto tokiu blitz režimu. Pasižymėkite, jeigu... Aš jau buvau gavus tą klausimą apie vykdomų objektų kokybės kontrolę. Tai ką galvojate apie milijoną? Labai gerai, kad primenat, man patinka tokie žmonės. Ačiū Jums labai, kad priminėt. Kokybės projektų kontrolė. Prašau, kur antra ranka buvo? Čia tikrai buvo ranka ir dar... Jūsų ranka buvo. Aš pono Astiko norėčiau paklausti. Jis kažkadagi buvo irgi mero pavaduotojas. Ką jūs konkrečiai nuveikėte? Prirašė daug skundų, va jūsų darbas, aš galiu jums pasakyti. Ačiū.
pasakysite jūs, nes buvo paminėtas. Ačiū, tai norėčiau paklausti jaunimo vardu klausimą. Tai didžiausias mokyklų patalpų plotas tenkantis vienam mokiniui 2017 metais buvo Širvintų rajone. Tai reiškia, kad didžiuliai plotai yra mokyklose, tai lyginant su aplinkinėmis savivaldybėmis. Tai ką kandidatai darytumėte, jeigu jūs išrinktų meru, ar uždarytumėte tam tikras mokyklas ir optimizuotumėte mokyklų tinklą, ir apskritai ką darytumėte su jaunimo švietimu? Ačiū. Mokyklų ateitis, projektų kokybės kontrolė ir personalinis klausimas buvo pono Jastikui, jisai jį ir atsakys. Tai 2 klausimai. Tvarka, važiuojam, ponia Valkauskai, nuo jūsų dabar atsakinėm. Minutė startuoja, kai pradedat kalbėti. Tai pradedam nuo kurio? Nuo kurio norit? Arba nuo projektų, arba nuo mokyklų. Dėl projektų, aš tai kiek aš žinau, tai visi projektai yra vykdomi su statybos priežiūros specialistais. Tai visuose projektuose yra numatyta, kas tos projektus prižiūri ir kas atsakingas. Yra vadovas, kuris už tų įgyvendinimo projektų atsako, kaip jie įgyvendinami. Nes statybos bendrovė turi dar savo įsipareigojimus 5-10 pagal mane metų po projekto baigimo. Tai yra garantiniai įsipareigojimai ir taip toliau. Jeigu kažkas blogai padaro, kažkas turi atsakyti. Nes, elementaru, namą statantis pačiam gyventojui irgi turi būti projekto prižiūrėtojas, kuris prižiūri, kaip tai yra visuomeninį objektų. Dėl mokyklų, sakykit, nes minutė to baigsis. Požiūris į mokyklą. Dėl požiūrį į mokyklą, taip. Širvintų rajone dar iki galo nėra pabaigtas mokyklų optimizavimas. Ir šitą reikės atlikti, mes niekur nedingsime. Dėl švietimo, tai vėlgi yra net valstybės kontrolės rekomendacijos, kad tas tinklas turi būti sutvarkytas vien dėl ko. Tai yra ilgalaikiai projektai, aš pabaigsiu sakinį vieną, ilgalaikis projektas švietimui tam ir socialiniai atskirčiai mažinti, tai skurdo lygmenyje, kad 30% kokybišką švietimą gavę mokiniai po 10 metų sumažino skurdo lygį. Tai yra įrodyta net tyrimai. Ana, jūsų atsakymai. Pratęsant dar apie švietimą, manau, tikrai rajone turėtų šis klausimas būti prioritėtinis, kadangi švietimas visų mūsų vaikų ateitis. Ir aš pasisakyčiau labiau už kokybę negu kiekybę. Tikrai galbūt ir skaudu būtų, bet kai kurias mokyklas reikėtų uždaryti tam, kad mūsų vaikų ateitis būtų kuo gražesnė kokybės atžvilgiu švietimo mokslo. O dėl projektų kontrolės, tai aš manau, yra tam tikros institucijos, kurios turėtų prižiūrėti, tinkamai prižiūrėti, bet vėlgi rajono vadovai turėtų užtikrinti tą tokį, sklandesnį ir labiau požiūrį tvirtesnį. Gerai, aiškus atsakymai, dabar mokyklų tinklo sprendimas ir projektų kokybės sprendimas, kaip atrodytų, ir jums dar yra personalinis, ką padarėt labai trumpai. Kokybė. Šis klausimas labai aktualus ir žmogus, kuris uždavė tą klausimą, matomai stebi tai, kas šiandien Širvintuose vyksta, nes iš rezultatų galima teikti, kad vyksta tikrai nelabai gražus dalykai, nes jeigu statybos kaina tiek socialinio būsto, tiek baseino yra dvigubai didesnė negu kituose miestuose ir jeigu nenueinant į ekonominius dalykus, bet šnekant konkrečiai apie kokybę, tai yra pavyzdys. Dabar baigiamas jau lygtai turėjo būti baigtas statyti sausio 1 baseinas, jisai šiandien nebaigtas ir vėl atsiranda problemas. Problemas tame, kad rekuperatorių turėjo pastatyti Rusija. Jisai nepastatytas, tai dabar reikės griauti kažkokią dalį pastato. Tai va čia atsakymas, kokia kokybė. Ačiū. Jūs ką padarėt vieną, čia klausėt konkrečiai, ką padarėte būdamas vicemeru? Konkrečiai dabar aš gal visų darbų Vienas svarbiausia.
vienas. Bet jeigu vieną, tai buvau atsakingas už sveikatos apsaugos sritį, tuo metu ligoninė gavo naują įrangą ir ligoninė neužsidarinėjo kaip šiandien. Ir matai, Taip, apie mokyklas, tai noriu pasakyti tai, kad pradinės mokyklos turi būti kuo arčiau namų ir kokybiškas paslaugas turi būti teikiamas, o vyresnio amžiaus vaikams, aišku, aš prieš, kai vienoje klasėje sėdi pirmokas, tai yra 5, 6 ir 7. Tai paslauga nekokybiška ir šios mokinius gali pavėžėti į artimiausią mokyklą tam, kad užtikrinti kokybišką švietimo paslaugą. O dėl objektų kontrolės, tai turbūt puikiai mes matome šiandieną griūvančius stulpus aplink tvenkinį, estrada nugriuvo, vadinasi, kažkas negerai su šiais objektais ir techninė priežiūra. Esu statybos inžinierius, išrinkus mane į merus, visi objektai bus tvarkingai užbaigti ir skaidriai. Nereikia daug proto užbaigti projektus, proto reikia tada, kai reikia projektam gauti pinigus, juos parengti ir pradėti daryti. Ir dabar, kas dėl techninės priežiūros, techninė priežiūra yra viešo konkurso būdu perkama paslauga, tai privalo daryti savivaldybė. Techninis prižiūrėtojas, kuris turi licenciją ir garantuoja savo licenciją, prižiūri statybvietę. Statybvietė tuo metu, kai vyksta statybos ar aikštės, ar tilto, ar baseino, tai atsakinga statybinė bendrovė, kuri daro šituos darbus. Statybinė bendrovė atlikusi darbus visur yra įrašyta, kad 5 metus teikia garantiją. Tai aš manau, kad nei vienas techninis prižiūrėtojas nepriims nei vieno objekto, kuris netitinka reikalavimų. Mokyklų tinklas, niekas mokyklų neuždarinėja, jeigu yra vaikų. Jeigu vaikų nėra, be abejo, mes turėjome pavyzdį Čiobiškio mokykloje, tai keletą vaikų mes pavėžėjome į kitas mokyklas, ten atidarom darželio grupės, steigiam vaikų dienos centrus, įsteigtas jaunimo centras, jaunimas mūsų anksčiau gyvendavo prie autobusų stoties, prie kebabinės ar dar kažkur, tai šiandien dieną jaunimas mūsų turi patį gražiausią, puikiausią centrą, aš minutę pabaigsiu, įsteigti ir vaikų dienos centrai, o kas dėl kainų norėčiau pasakyti, tai viešųjų pirkimų tarnyba tikrina visas kainas, kas kiek už kiek perkama, viskas perkama viešuoju būdu, sporto kompleksas buvo perkamas, skelbiamas konkursas net tarptautinių lygmenių ir niekados negalima pirkimų lyginti. Jeigu mes statome baseiną su 3 pirtimis, su 2 džekuzi, su kaskadom ir kairiausiais dalykais ir netgi su sporto salėm, yra vienokia kaina. Visas pavyzdys yra lygus. Kiek buvo užduota klausimų, sąlygos yra tam, kad jos būtų ir moderatorius turi branginti tas sąlygas, kuriom jūs pritarėte. Jeigu tos sąlygos jūsų netenkina, galima salę palikti. Prašau. Kai vykdomų projektų kokybė, aš rašiau, nežinau, 5, 6 ar 7 kartus 7 straipsniai buvo spaudoj. Ką tai reiškia? Jeigu jau viešai aptarinėjama vykdomų projektų kokybė, pradinis visais nėra gerai. Ir yra 2 pozicijos kaip elgtis. Arba būt žmonių pusėj, arba būt rangovų pusėj. Ir kai valdžia elgiasi kaip šventieji rangovų globėjai, tai jau yra blogai. Dabar dėl mokyklų. Tai jau išildo viešą erdvę faktai, kad Europoje yra vidurkis 15 mokinių vienam mokytojui. Mieste yra 30, pas mus kaime apie 8. Nu taip, apytiksliai. Tai akivaizdu, kad reikia iki mokyklinis ugdymas turi būti kuo arčiau šeimų, o vyresnės klasės ir vyriausios klasės turi būti vežamos į didesnes mokyklas, užtikrinamas geras mokymas. Ačiū. Gerai. Girdėjot, kiek čia to konkretumo per minutę mūsų atsakovai įdėjo, tiek įdėjo, dabar visiškas finalas ir, kaip minėjau, finale yra įsipareigojimai jūsų bendruomeniai. Vėlgi, minutės režimu 2-3 pagrindinius įsipareigojimus, ką jūs padarysit, ką jūs galit pažadėti, žinot, nežadėkit, ko negalit, patariu, žadėkit, ką realiai paskaičiavę galit padaryti. Jeigu tapsit merais, bendruomenės
tarnais, ką jūs padarysite šiai bendruomeniai ir kuo galėtumėt jai tiesiai šviesiai atvirai įsipareigoti. Dabar mes įrašom visus pažadus, apsvarstykit, pasvarstykit, nerealių nešaudykit, bet realius, prašau, Dariau, klausom minutę jūsų. Tai turbūt čia pačioje pradžioje jau minėjome, kad kokie pagrindiniai kertiniai mūsų programos yra kertinės nuostatos, tai būtent švietimas, ligoninės likimas, o toliau investicijos, sakykime, projektų tęsimas, tai ką ir minėjau, daugiabučiai, aplinkosaugos, šiukšlės, tai čia infrastruktūra visa. Tai yra 3 pagrindiniai, tai aš juos ir minėjau. Švietimo srityje tai optimizavimas ir sutvarkymas, būtent kokybiško švietimo, ligoninės išsaugojimas ir renovavimas ir toliau infrastruktūrinė ir verslo pritraukimai. Bendruomenė žadat, žiūrit žmonėms į akis ir į kameras, nes jos jūs filmuoja, prašau. Mūsų komanda pažada dirbti tik jums, dirbti sąžiningai, tvarkingai, pritraukti kuo daugiau investicijų, kad atsirastų kuo daugiau darbo vietų ir teisingą, lygų, sąžiningą požiūrį į jūs. Dirbsime tik jums ir tik dėl jūsų. Ir matysime investicijos, darbo vietos sukūrimas. Konkrečiai jau buvo įvardinta, o jeigu jūs negirdite, tai... Ačiū. Ar pabaigėm? Mes turim dabar 1 minutę išklausyti kandidatų įsipareigojimus. Prašau. Gerbiami bendruomenės, Širvintų bendruomenės nariai, aš tai visų pirma norėčiau pažadėti ir įsipareigoti, kad bendruomenė, Širvintų gyventojai nebus skaldomi į savus ir į nesavus, kad visi turės vienodas teisės ir galimybės visom prasmėm. O jeigu konkrečiai šnekėjote, tai noriu pasakyti, kad 19 metais būtent po tokio mineralizuoto vandens pilstymo įmonė pradės statybas ir ko gero pabaigs ten 100 darbo vietų. Dėkui, prašau. Gerbiami rajono gyventojai, aš turiu prieš save kalendorių, kuris yra nupirktas už visų mūsų rajono pinigus. Biudžetas yra mūsų visų rajono pinigai. Taip pat yra užrašų knygutės, taip pat kurios pirktos už mūsų rajono pinigus. Taip, tai puikuojasi mūsų valdžia. Aš jums pažadu, tokių dalykų nepirksiu. Savivaldybės biudžetas bus skaidriai vykdomas ir tvarkingai, o kalendoriukus ir užrašų knygelės nusipirksite patys. Ir siūlau palaikyti Lietuvos Laisvės sąjungą numeris 7 ir mane Vidmantą Mateiką. Ačiū. Jūsų įsipareigojimai kokie? Visuomeninis rinkimų komitetas, gerbiami širvintiškiai, būtent kas čia yra parašyta šiame leidinyje. Labai aiškiai ir konkrečiai sudėliota visa programa, kurią mes 100% įgyvendinsim per ateinančius 4 metus. Jums tikriausiai nekyla dėl to abejonių, nes mes kiekvienas galim atsiversti leidinį, pasižiūrėti, kas buvo prieš 4 metus. Mums atrodė utopija, įmanoma, lyg tai neįmanoma. Mūsų rajone to būti negali, bet pasirodo, norint, dirbant, įmanoma viską. Ir visą tai gyvendins visuomeninis rinkimų komitetas Živilės Pinskuvienės komanda. Mano pagrindinis tikslas yra visuomenės įtraukimas į sprendimų priėmimą. Tai mano vienas iš tokių pagrindinių teiginių būtų tinkamas Orhuso konvencijos laikymasis. Galbūt tai čia dar ne visiems yra girdėta, bet būtent jinai yra sukurta, kad apsaugot žmonės nuo netinkamų valdininkų sprendimų priėmimo, kad žmonės turi turėti tinkamą laiką, per kiek laiko ir žinoti sprendimam priimti. Nemažiau pusė metam turi būti visuomenė žinoti apie planuojamus darbus į priekį. Elgtis taip, kad verslas pats ateitų, o jo nereikia traukti. Tai šis rajono prestižas viešąją prasme.
ir skaidrus pinigų skirstymas. Čia pagrindiniai jūsų įsipareigojimai Širvintų bendruomeniai.